Labas! Šiandien jūsų laukia ilgas, bet aktualus epizodas. Pastaraisiais metais, bendraudami su jaunimu, dažnai jų paklausdavome, kokia podcast'o tema jūs labiausiai užkabintų. Vienas populiariausių atsakymų – moterų teisės. Šis atsakymas džiugina. Jaunimas ne tik stebi įvykis, bet ir nori dalyvauti diskusijose bei keisti pasaulį. Tačiau tuo pačiu ir suglumome. Kaip mes galime prisidėti? Moterų teisėms ir iššūkiams skiriama vis daugiau dėmesio. Tačiau pastarojo meto įvykiai primena, kad realių pokyčių vis dar pasigendame. Kai kurios problemos lieka ne tik neišspręstos, bet ir ignoruojamos. Vieną tokių temų nusprendėme aptarti šiame epizode. Besibaigiant 16 dienų skirtų aktyvizmui prieš smurtą prieš moteris, kviečiame pasiklausyti mūsų pokalbio su lygių galimybių plėtros centro specialiste Greta Kraujelytė ir moterų informacijos centro eksperte Ieva Šaduikė. Diskutuojame apie tai, kokios priežastys lemia smurtaujantį moterų elgesį, kodėl apie tai girdime taip mažai ir kodėl vien tik įstatymų pakeitimas negali būti galutinis sprendimas. Linkime įdomaus ir prasmingo klausymo. Sveiki, aš Ieva Šaduikė esu. Dirbu moterų informacijos centre su komunikacija, bet taip pat ir su projektais prie visų jų lygmenių, tiek rašymo, teikimo ir įgyvendinimo. Ir moterų informacijos centras yra nevyriausybinė organizacija, dirbanti lyčių lygybės srityje, bet tuo pačiu mes vykdome ir specializuotos kompleksinės pagalbos centro paslaugas, funkcijas. Tai vadinasi, kad mes teikiame pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Tai smurtas artimoje aplinkoje viena yra iš mūsų didžiausių ir pagrindinių temų. Aš Greta Kraujelytė, čia esu nuo lygių galimybių plėtros centro, nevyriausybinė organizacija, kuri dirba daugiau negu 20 metų lyčių lygybės srityje. Ir mes netikėm specializuotos kompleksinės pagalbos paslaugų kaip moterų informacijos centras, mes labiau edukacinę veiklą užsiemam, švietimu, edukaciją. Tai va, o šiaip dar priedo, aš kaip tik šiais metais pradėjau socialinės politikos magistrą, tai čia prie tų visų nelygybių temų taip pat prisideda. Tai pradėkim tikriausiai nuo tokio klausimo ganėtinai akivaizdaus. Daug kalbame pastaruoju metu apie smurtą. Vis drąsiau galbūt viešoje erdvėje yra tų istorijų apie moterų patiriamą smurtą, taip pat yra drąsiau jau kalbama yra apie tai, kad ir vyrai patiria smurtą ir reikėtų daugiau tam skirti dėmesio. Ir viena iš tų temų, kuri vis dar yra labai mažai paliesta, iš tikrųjų bent Lietuvos kontekste, tai yra pačių moterų smurtas prieš moteris. Tai man būtų įdomu paklausti iš tikrųjų, kodėl moteris smurtauja prieš moteris, kaip tai prasideda. Aš manau, kad kaip ir su tiesiog visų žmonių smurtu, daug labai kas atsiremia į vaikystės patirtis ir aplamai į stereotipus. Kalbant apie vaikystę, tai yra, kad jeigu tu augi aplinkoje, kurioje tu matai smurtą, kurioje tu matai smurtinius santykius, galbūt smurtas nėra nukreiptas prieš tave, bet tarkim tavo tėvai yra smurtiniuose santykiuose, ar kad ir tu kieme matai labai daug žiauraus elgesio, o gal tu ir pats patiri smurtą, tai tuomet tavo ribos tam, kas yra normalu, kas yra priimtina, kaip tu gali elgtis su kitu žmogumi, yra šiek tiek tokios platesnės. Ir tu pats sau leidi daugiau nekirbi kito žmogaus ribų, tu prieš jį galbūt ar psichologinį smurtą naudoji, arba gal tau tiesiog atrodo, kad yra labai natūralu, kad jeigu tu supyksi, pastumti žmogų, kažkaip tai jį įžeisti, ar nekalbėti 3 dienas, nes galbūt tu matei tokį modelį, kad tėvai susipyksta ir tada 3 dienas nesišneka. Ir tai, kai tu užaugi ir tu neturi to sveiko pavyzdžio savo aplinkoje, tai tu to patį elgesio modelį ir naudoji. Ir čia jau tada nėra to skirtumo, ar tu esi vyras, ar tu esi moteris. Jeigu tu turi tokią patirtį, tu gali labai lengvai ją atkartoti. Tai va, čia vienas iš pagrindinių aspektų. O antras aspektas – galios disbalansas. Tai reikia suprasti, kad nesvarbu, ar tai yra moterų smurtas prieš moteris, ar moterų smurtas prieš vyras. Šiaip pirmiausia norėčiau pažymėti, kad nesvarbu, kad mes šnekam apie moterų smurtą prieš moteris, vis tiek vyrai smurtauja daugiausiai, šitą reikia būtinai pabrėžti, čia neturi būti jokio autizmo.
Ir tada tęsiu prie to antro aspekto, kurį kalbėjau apie galios santykį, tai jis yra būdingas visiems smurtiniam aspektam, nes būtent galios disbalansas ir tau suteikia galimybę, nesuteikia galimybę, bet suteikia to erdvės smurtauti. Tai jeigu mes šnekam apie vienalytes poras, tai galbūt tu turi galios santykį, kad esi tvirtesnė toje poroje, tavo partnerė arba partneris yra tiesiog labiau prisitaikantis ar prisitaikanti. Principas tas, kad tu turi kažkokią dalį atsvaros, kurią gali panaudoti prieš kitą asmenį. Va čia yra esminis dalykas, kad tu jautiesi, kad kitas už tave galingesnis ir jis turi ne tik teisę, bet kartu ir tokį kontrolės aspektą, kurį gali iš tavęs nuleisti. Žmogus kaip ir mano, kad jis turi teisę prieš tave smurtauti, nes mato save viršesnį už tave ir tai yra itin akivaizdu, kai mes kalbame apie vyrų smurtą prieš moteris, dėl to, kad aplamai visa mūsų visuomenė yra tokia, kad vyrai stipresni, svarbesni, aukštesni. Pasakyta kultūrinės seksizmo kitą prasme. Bendrai, aišku, kultūrinis seksizmas tai yra kad mes vertinam labiau vyrus ir tai, kas susijęs su vyrais, labiau negu moteris ir viską, kas yra siejama su moterimis. Tai jeigu mes siejam emocijas su moterimis, tai tada mes jas vertinam silpniau ir vyrai nejaučia emocijų, nes tada jie yra silpni ir visi kiti niuansai, kurie siejami su moterimis. Tai visuomenė kaip vos ne ir sako vyrams, kad jie yra viršesni už moteris ir dėl to tampa labai lengva prieš moteris smurtauti, nes tu visą gyvenimą girdi, kad tu esi kažkoks geresnis, kad tu esi svarbesnis, kad tu esi protingesnis, kad tu logiškai mąstai, kad tu turi uždirbti pinigus ir kad tu geriau juos valdai. Ir tada aišku, kad tu gali savo antrai pusį, savo moteriai ten aiškinti, kaip jai leisti pinigus ir visai bandyti ją kontroliuoti, nes tu tiesiog geriau žinai. Moterų santykiuose, nesvarbu ar tai būtų motinos ir dukros santykiai, ar tai būtų tos pačios lyties asmenų santykiai, ta kontrolė, tas galios santykis, jisai jau neateina galbūt taip stipriai iš kultūros. Jo, tai ta prasme, iš to kultūrinio aspekto, hierarchinio, kad vyras yra svarbiau negu moteris ir kas siejama su vyrais, nebelieka. Ir tada yra tie tarp asmeniniai santykiai. Jo, kur pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie mamas ir apie dukras, tai vis tiek, mamos nori kontroliuoti savo vaiką, jos galvoja, kad jos geriau žino, kaip vaikų elgtis. Arba galbūt, jos ir atpažįsta, kad vaikas daro tam tikras klaidas, arba, jų nuomonę klaidas ir jos nori tą vaiką nuvesti savo keliu. Ir ta prasme, šiek tiek jį tiesiog kontroliuoti. O žinoma, ypatingai, jeigu tai būna paauglystė ar jau vyresnis amžius, tai maištavimas yra pagrindinis paauglystės. Ta prasme, tu negali būti paauglystėje, jeigu tu nemaištauji, tai atrodo tas skirtinis aspektas, kuris yra ir labai svarbus žmogaus vystymuisi ir brandai. Ir kuo tave daugiau bando kontroliuoti, tuo labiau priešinėsi ir to ir kyla tos konfliktinės, smurtinės situacijos. Jeigu mes kalbėtume apie vyresnio amžiaus žmonės, jeigu tai yra vyresnio amžiaus mama, tai dukros irgi kartais ar tiesiog išnaudoja, ar labai sumenkina tada tą vyresnę motiną, sako, kad jau daug ko nebegali pati daryti ir bando už ją daryti, irgi aiškina, kaip jie elgtis ir iš to irgi gali tada jau kyla, iš to gali kilti ir psichologinis smurtas ir visos kitos smurto formos. Čia gal dar, kaip mes perinam prie to santykių, kad galbūt tu patyrei iš mamos smurtą, ar ne iš mamos, arba iš tėvų, arba savo aplinkoje matei smurtą vaikystėje. Ir mes grįžtam prie to paties, kad išmoktas modelis. Ir tada mes turim apsivertusių santykiai, kai dukrai, nes dažniausiai moteriams reikia rūpintis senoliais, dukrai tenka rūpintis mama, ne? Ir šitoj vietoj dėl perdegimo, dėl paslaugų trūkumo, dėl įvairiausių kitų priežasčių ir dėl to, kad tu nematai gerąjį pavyzdžią galbūt, dukros yra, galios balansas pasikeičia į atvirkštinę pusę, prieš tai mama galbūt buvo kontrolėje, nes jinai buvo vyresnė, tai yra daugiau galios prieš tave, nes tu vaikas, ką pasakau, tą darai, dabar yra atvirkščiai. Tai čia tiesiog tas, kaip galima sakyti, galima sakyti, kad per kartas šitas persinaša, bet kartu ir amžiuje tarp tų pačių dukrų, va šitas vaidmuo gali tiesiog kardinaliai pasikeisti tiesiog amžiui. Bet šiaip dar grįžtant prie to, ką Greta paminėjo, tą labai svarbų dalyką pačioj pradžioj, kad vis tiek smurtą neproporcingai dažnai patiria moteris nuo vyrų ir galbūt todėl visuomenė ir yra apie tai žymiai daugiau kalbama negu apie moterų smurtą prieš moteris, nes pavyzdžiui, jeigu šiek tiek skaičiais kalbant, tai aš turiu praėjusio pusmečio skaičius nuo sausio mėnesio pradžios iki birželio 30 dienos.
Ir būtent ką mūsų centras aptarnavo, kokius pranešimus gavo, mūsų centras aptarnauja Vilniaus apskrities savivaldybės išskyrus Ukmergę, tai iš viso 7 savivaldybės. Tai per pusę metų mes iš viso gavom 4018 pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje ir nukentėjusių buvo, tarp jų nukentėjusių moterų buvo 3106 ir iš jų tai yra 77% su viršum visų nukentėjusių. Ir iš jų nuo kitų moterų nukentėjo 192, kas yra 6,2%. Tai tikrai tie skaičiai labai stipriai skiriasi. Aišku, tai visiškai nepasako to, kad smurtas prieš moteris yra kažkoks mažiau svarbus ar mažiau baisus. Tiesiog mastai yra šiek tiek kitokie ir tuo pačiu mes didelės dalies ir nežinom. Taip. O klausyk, čia tie 6,2% čia nuo partnerės būtent? Ne, čia įvairių, o žiūrint tada giliau šiek tiek, iš tų 192 3 moterys įvardijo, kad jos nukentėjo nuo sugyventinės. Tai ar partnerės ir tai yra 1,6%. Ir dar yra, kad nesutiko, kaip ir nenurodė, nuo ko nukentėjo, irgi 2,6, kad nuo kito nukentėjo. Tai partnerių tos smurtas tikrai labai neatsispindi statistiko, kalbant jau apie mamas, motinas, pamotės ir taip toliau, tai 30,7% yra. Tai iš tokių atvejų mes šiek tiek daugiau gaunam, kai yra patiriamas smurtas nuo moterų ir nuo dukros yra dar daugiau atvejų, tai sakykime 39% su šiek tiek viršaus. Kodėl mažiau šnekame? Čia yra keli niuansai, kodėl mažiau šnekame, dar grįžtant prie temos, kodėl mažiau šnekame apie moterų sukeliamą smurtą, nepatiriamą moterų, bet sukeliamą. Tai keli niuansai. Tai visų pirma, mes apie smurtą pradėjome šnekėti, feminizmas iškėlė šitą klausimą ir tiesiog kadangi neproporcingai daug moterų smurtą patiria būtent nuo vyrų, tai šitas klausimas ir tapo esminis. Mes iki šiol kovojame ir sakome už tai, kad smurtas yra lyties pagrindu ir tai yra labai svarbu teisiniai bazai pripažinti. Ir nežinau, šiek tiek, kadangi mes šnekame, tai šiuo metu šiek tiek norėčiau turėti daugiau vilties, kad mes per šios 4 metus su dabartinė valdančiąja dauguma galėsime ratifikuoti Stambulo konvenciją. Nenustosim sakyti, kad to reikia, nes reikia, būtina, bet vilties turėjau daugiau su Ana, tai, žinoma, tai va. Tai čia lyrinis nukreipimas. Antras, tai feminizmas iškėlė šitą klausimą ir jis tiesiog labai uždominuoja, nes mes iki šiol neturime šito sutvarkyto. Ir mes iki šiol turime sakyti, kad 90 smurtautojai yra vyrai, kad 8 ir 10 patiriančių smurtą yra moteris, ir vaikai ir vyrai, net vyrai neproporcingai daugiau smurtą patiria būtent nuo vyrų, nei nuo moterų. Bet vėlgi statistika šneka vieną, kaip ir sakė Ieva, nesikreipia tiesiog, ypač dėl moterų patiriamų smurto. O kodėl? Nes gėda, vienas dalykas, čia vienas aspektas, kodėl vyram gėda. Nes kaip tu gali pripažinti, moteris šiek jos silpnesnės ir taip toliau, kaip tu gali pripažinti, kad tu patiri smurtą nuo moters? Antras aspektas yra, kad moteris visuomenėje matomas kaip silpnesnės, labiau prisitaikančios ir mažiau linkusios smurtauti, tai tiesiog galbūt tavimi netikės. Ir kadangi jos suvokiamos visuomeniškai kaip silpnesnės, jų smurtas yra vertinamas mažiau, nes kokią čia žalą gali padaryti. Šitoje vietoje aš gal tik tai norėčiau atskirti, kad yra sumenkinamas tikrai moterų fizinis smurtas dėl to stereotipo, kad moteris yra silpnoji lytis ir tu ypatingai, jeigu tai kalbama apie vyro patirtą fizinį smurtą, tai kad tugi galėjai tikrai apsiginti ir kad neturėjai tu čia nukentėti ir negi tau skaudėjo vos ne. Bet tarkim, moterų psichologinis smurtas tai nėra sumenkinamas, jisai netgi, sakyčiau, vietomis yra šiek tiek išpučiamas, nes pavyzdžiui, ypatingai jeigu viešoje erdvėje pasirodo apie žinomesnius žmonės, kad buvo smurtinis atvejis ir kad moteris patyrė fizinį smurtą, tai visi komentarai yra apie tai, yra labai gajus aukų kaltinimas ir visi komentarai bus apie tai, kad moteris, ir čia nekorektiškai pasakysiu, davedė, kad jinai jau ten jį ėdė, kad tikrai pati ten manipuliavo ir žodžiu, kad maždaug jeigu jau moteris nukentėjo nuo fizinio smurto, tai kad vadinasi, jinai jau tikrai naudojo psichologinį smurtą.
Ir va tas psichologinis moterų smurtas, jis kaip tik sakau, nėra nuvertinimas, bet fizinis, tai čia irgi viskas atsiremia į tuos žalingus stereotipus, kad tarkim, tu kaip vyras negali patirti smurto nuo moters, nes tai yra už tavęs silpnesnis žmogus. Ir dar visiškai atskira tema yra, tik tai greitai paminėsiu apie seksualinį smurtą, kad tarkim, aplamai ilgą laiką žmonės galvoja, kad negali moteris išprievartauti vyro, nes kaip tai jeigu jau yra erekcija, jeigu tarkim yra ejakuliacija, tai viskas, vadinasi vyras patyrė malonumą, kas nėra tiesa. Tai apie seksualinį moterų smurtą prieš vyrus iš viso yra ir labai mažai tyrimų, ir labai mažai kalbama, ir dar didesnė stigma vyrams kreiptis pagalbos. Ir fizinis smurtas tada irgi išlieka, dar toksai, kad sakau, sumenkinamas tai tikrai. Visų pirma, tai lygiai taip, nelygiai taip pat, bet vyras gali ir pats nenorėti seksualinio santykio, o moteris norėti. Ir tada yra priekaištai psichologinių smurto šitoje vietoje, kaip tu man gali nesusteikti. Ir įkalbinėjimas žiaurus. Bet čia esminis dalykas, kurį reikia pabrėžti, atpažįstant seksualinį smurtą, bet kokį, su savo intimiais partneriais, ar nesvarbu, ar tai būtų vienos nakties kokie nors susitikimai. Esminis dalykas, ar tu bet kuriame etape gali pasakyti ne. Jeigu negali pasakyti ne, tada prieš tave smurtauja. Čia esminis punktas atpažinti seksualinį smurtą. Ir grįžtant galbūt, aš dar norėčiau paminėti žiniasklaidos vaidmenį, kaip jūs sakėte, vaizduoja moteris. Tai čia irgi dar vienas dalykas, kaip iš dalies sumenkina jų smurtą, nes jas parodo labiau už tokios, jos galbūt kažkur jų paisterikavo, tai yra kažkokia nors psichinė liga, dažniausiai jos vaizduoja kaip kažkokią psichinį sutrikimą turinčias ir tada jos to pasekoje smurtauja. Jų nemato kaip asmenybės, kurios bendrai dėl nepasitenkinimo ar dėl kontrolės ir dėl įvairių savo individualių aspektų galinčių smurtauti. Išdava smurto yra kažkokia nors psichinė liga noriu kabutėse, nes čia toks, mano nuomonė, irgi stigmatizuojantis dalykas. Tai va, kažkoks yra psichinis distresas, dėl to moteris smurtauja. Šitaip brėžiama tokia lygybė. Tai žiniasklaidoje reikėtų, nežinau, mokytis ar dar ekskursas praeiti, nes čia irgi labai gajus stereotipas, kuris deda stigmą ant žmonių patiriančių psichinį distresą. Taip, ir aplamai dar sakoma tiesiog, kad taigi menopauzė, klimaksinė moteris ir dėl to jinai maždaug ta prasme, tai aišku, kad nesusitvarkys su emocijom ir gali pratrūktas. Mes jau šiek tiek nukrypom. Nenukrypom. Man atrodo, buvo irgi, į temą, kad kodėl būtent jisai nuvertinamas. Tai čia yra daug aspektų. Viskas iš principo susideda į tai, į lyčių stereotipus, kaip mes matome vyrus ir moteris, kaip mes juos vaizduojame, tas pats kultūrinis seksizmas. Aš kartais net galvoju, kad tie mūsų atsakymai, arba kaip mes, kaip moterų informacijos centras, nes mes vykdome ir prevenciją, ir tą irgi visuomenės švietimą stengiamės vykdyti. Tai atrodo net šiek tiek, kad sugedusią plokštelę leidi, nes tu visada sakai, kad viskas atsiremia į stereotipus, kad tai prasme smurtas – stereotipai, ten koks nors moterų nuvertinimas – stereotipai. Ir atrodo, kad visi atsakymai slypi tame, kad yra tie žalingi lyčių stereotipai, kurie mus riboja, kurie mums sako, kaip viskas turi būti ir per kuriuos mes vertinam tą visą informaciją. Ir dėl to, kaip jau Greta minėjo, Stambulo konvencija, kodėl mes irgi jos taip norime, dėl to, kad visų pirma, Stambulo konvencijoje pripažįsta lyčių stereotipų žalą ir siūlo priemonės, kurios padėtų nuo pat vaikystės su vaikais kalbėti apie lyčių stereotipus ir bandyti keisti tą visą požiūrį. Nes dabar, sakau, mes matom tai, kad stereotipai yra visko pagrindas. Jo, aš tiesiog galiu sutikti. Stambulo konvencija sako, yra prevencija, intervencija, postvencija. Ir prevencija yra pats pigiausias metodas ir paveikiausias metodas kovoti su smurtu dėl lyties. Dar tai iškart įvedam savo, kad yra smurtas dėl lyties. Ir čia nereikia galbūt dar maišyti, kad smurtas dėl lyties nereiškia iškart smurtas prieš moteris. Smurtas dėl lyties reiškia, kad tu patiri smurtą dėl savo lyties. Tai tu gali būti vyras, gali moteris, gali nepriskirti jokiai lyčiai. Bet tiesiog tas terminas yra
visom prasmėm devalvuotas kaip tik įmanoma. Kalbant apie smurtaujančias moteris, dažnai yra minimas tas faktas, kad moteris iš tikrųjų pradeda smurtauti dėl to, kad jos jaučia labai daug frustracijos, nes jos gyvena visuomenė, kurioje daug smurto apskritai, bet jos paprastai yra tie žmonės, kurie patiria jį ir auga tokiame nuolatinėme spaudime, ar ne, saugotis, rūpintis savimi, būti, labai profesionaliu žmogumi, ar ne, savo profesiją daug pasiekti, taip pat būti gera mama, būti moteriška, ta frustracija kažkaip įsilieja galų gale. Bet yra tas aspektas, kad kadangi moteris yra fiziškai laikoma silpnesnė ir pati jaučiasi dažnai silpnesnė, tai smurtas yra daugiau linkęs būti psichologiniu. Tai man būtų įdomu šiek tiek, jeigu galima atliepti šitą aspektą ir ar yra kažkokių aspektų iš tikrųjų, kurie yra būdingi grinai moterų smurtui. Aš norėčiau sakyti, kad atsakymas į tavo klausimą yra taip, ne. Smurtas gali būti iš frustracijos, iš didelio pervargimo. Šiaip, pavyzdžiui, moteris, jeigu smurtauja prieš, nesvarbu moteris, jeigu turi vaikų, pavyzdžiui, su negale, tau trūksta paslaugų, tu turi dirbti, turi rūpintis vaikais, esi pervargusi ir jau iš to didelio nuovargio tu jau net nebegali, nebeturi kur dėtis gali. Yra įvairių situacijų, bet taip pat ir ne. Taip pat atsakymas būtų ir nebūtinai iš frustracijos. Ta prasme, mes vis dėlto augam visuomenėje, kurioje smurtas yra pateisinamas. Smurtas pirmiausia yra neatpažįstamas. Ir tu internalizuoji smurtą, nesuprasdama šito, ir tu gali po to jį reprodukuoti, nes vis dėlto neatskiri, kad tai yra smurtas. Va, tai čia yra niuansų. Ir šiaip aš manau, kad dar yra labai svarbu tą pabrėžti, kad priežastingumas smurto jokiais būdais nepateisina smurto. Kad taip tu gali būti pervargus ir taip dažnai, ta prasmegi, moteris, joms atitenka visi namų ruošos darbai, visa buitis, vaikų priežiūra, senolių priežiūra, tiesiog viskas krenta ant moterų pečių. Tai yra natūralu, kad tu būsi pervargus, kad tau trūks pagalbos, kad tau trūks resursų. Bet ta prasme, kaip mes visada sakom savo klientėm ir klientams, kad niekas neturi teisės prieš jūs smurtauti ir kad žmogus visada turi pasirinkimą, ar jam naudoti smurtą ar nenaudoti smurtą. Tai bet kokiu atveju, net jeigu tu esi ten perdegus ir visa kita, tavo žingsnis turėtų būti mėginti kreiptis pagalbos. Ir aišku, tai ne visada įmanoma. Bet tada ir kitas dalykas, į ką visą tai atsiremia, kad, kaip tu Greta ir minėjai, kad tu kartais neatpažįsti to smurto, kad tau gal kai kas atrodo kaip natūralūs elgesio modeliai, kaip tarkim, jeigu ir mes kalbėtume ten, nežinau, su savo seneliais ir prosneliais ir taip toliau, ir jeigu jam tu pasakytum, kad, ne, tu negali tam vaiko mušti, tai sakytų, kaip tai negali. Nes jiems tai yra natūralu, jie tokį elgesį matė, jie tokį elgesį patyrė ir jie nemato tame problemos. Ir ką mes ir pradžioje kalbėjom, kad jeigu tu augi tokioje aplinkoje, tu matai tokį elgesį, tai tu jį gali atkartoti ir tu gali net pažinti, kad tu jį atkartoji. Nes pavyzdžiui, labai dažnai, ypatingai mūsų žmonės, su kuriais mes susitarėm, jie, pavyzdžiui, net pažįsta, kad tie nekalbėjimai, tos tylos sienos, tas ignoravimas, kad irgi yra dalis psichologinio smurto. Nes vadinasi, kad tu turi man įtikti tam, kad aš tau duočiau dėmesio, tam, kad aš su tavim kalbėčiau. Tai va tas atpažįstamumas labai labai didelė problema yra. Aš gal čia pridėčiau, kad net nespėjau paminėti, grįžtant prie mūsų siejavo minėto, kad yra stereotipas, kad kažkas sukelia smurtą. Aš sakau, kad šitas dalykas galėjo paskatinti situacijas, aš nebūdami teisinu, žinoma, bet grįžtant prie stereotipo, kad kažkas iššaukia smurtą. Aukos kaltinimas. Taip, šiek tiek aukos kaltinimas, kalbant apie vyrus, jinai buvo per graži, ten ne per graži. Per seksualiai apsirengusi buvo. Labai seksualiai apsirengusi, čia aš neturėjau ką su savim padaryti ir dėl to, matai, aš prieš ją panaudojau seksualinį smurtą. Ir čia lygiai tas pats šitoje vietoje, kad moteris yra paskatinama smurtauti, tik tais jeigu jinai turi kažkokių psichinių sutrikimų, yra psichinėme distrese, psichologinėme distrese, todėl jinai smurtauja. Tai čia yra toks stereotipo pastiprinimas. Aš sakau, kad sąlygos, kai tu atrodo internalizuoji, neatpažįsti smurto
ir to pasakoje gali smurtauti visiškai tokioje bejėgiškoje situacijoje, net nesuprasdama, kad tu smurtauji, nes nebeturi kur dingti ir tada taip reikia pagalbą, tai tikrai nepateisina Viktorijai Ievai, kad tu smurtauji prieš kitą asmenį. Ir aišku, bet kalbant apie tai, kuo pasižymė tas moterų smurtas, taip jis bent jau tų atvejų, apie kuriuos mes žinome, tais atvejais, apie kuriuos mes informaciją gauname, tai yra daugiausiai, dažniausiai tai yra psichologinis smurtas, ar ne? Ir jeigu tai būna fizinis smurtas, tarkim, esam pastebėję, kad tarp atvejų, kuriuos mes gaunam, kad moteris sukėlė fizinį smurtą arba fiziškai smurtavo, tai būna, kad dažniau atveju abipusis smurtas ir, tarkim, esam turėję tokių atvejų, kur abipusio smurto byla, moteriai sulaužytas raktikaulis, bet o vyrui apdraskė ranką. Ir čia jau skaitosi abipusis smurtas. Ir tas tiesiog kartais jis būna jo toksai mažiau proporcingas, bet tikrai nesakant, kad moteris ir pačios nepradeda fizinio smurto, tikrai ne apie tai. Bet tas fizinis smurtas ir čia pasitaiko ir galbūt fizinis smurtas yra ir mažiau pranešamas vyrų. Nes, ką mes jau kalbėjom, kad kaip ten vyras pasakysi, kad tave ten primušė moteris. Tie atvejai, kuriuos mes gaunam, tai būna apie tai, kad kokį nors daiktą paleido į žmogų. Tai ar ten su kokia keptuve, kad ir kaip tai komiškai skambėtų, bet tai yra atvejai, kuriuos mes gaunam, kad ten su keptuve ar su puodu, su kažkuo trenkia per galvą. Tai kur liktais dar kažką tai pasitelkiant. Bet šiaip tai ir ypatingai nuo praėjusių metų, nuo 23 metų Liepos 1 dienos įsigaliojo smurto artimoje aplinkoje apsaugos orderis, kuris policininkam atvykus, gavus iškvietimą apie smurto artimoje aplinkoje atvejį, leidžia šiek tiek geriau įvertinti situaciją, nes kas būdavo anksčiau, kad jeigu yra fizinio smurto požymiai, tada galimas ikiteisminis tyrimas ir tada mes kaip centras gauname bylą. O dabar atvykus į įvykio vietą, jeigu nėra fizinio smurto požymių, vis tiek yra vykdomas 15 klausimų klausimynas ir tas klausimynas kaip ir leidžia įvertinti smurto riziką, kad ar žmogus patiria smurto pavojų ar ne. Ir šitoje vietoje tada atsiranda tai, kad galima įvardinti psichologinį smurtą, nes klausimai yra ir tokie, ar maždaug, ta prasme, ar jūs patiriate baimę. Ir tai mums šiek tiek leido daugiau pamatyti psichologinio smurto ir to pasekoje mūsų centre tikrai padaugėjo vyrų gaunančių pagalbą. Šiaip čia didelis progresas, kad atsirado smurto orderis, bet jis turi trūkumą atpažįstamumo. Vėlgi mes grįžtam prie to, ar žmonės atpažįsta smurtą prieš juos. Ir klausimas, fizinį smurtą yra lengviau įrodyti negu psichologinį, seksualinį ar finansinį. Ir tada trūkumas dar to, kad teisinė bazė nelabai leidžia pažinti queer porų, vienalyčių porų. Kas yra sunkiau, tu dažniau net nesikreipsi, nes tu, tai kas čia draugė, čia kas, ir tau sakysi, įsikraustyk, žinai, jūs gyvenant bendram bute, tu gyveni pas savo partnerę bute, kuris priklauso jai, kažkur įsikraustyti, kainuotų nuoma 600 eurų, tu neturi šitų pinigų ir taip toliau. Tai bet trūkumas yra šitas, kad teisinė bazė šitoje vietoje subalansuota labiau ne vienalytėms poroms, nes jas ir lengviau priima, net jeigu jos neturi santuokinių ryšių. Jos yra lengviau priimamos mūsų visuomenėje. Jos yra visiškai natūraliai priimamos, netgi ta prasme, kad nes mes ir turim tą išsiskyrę, kur ten, kai nusakoma ten, kokie santykiai yra, tai sugyventinė. Tai čia yra apie tai, kad pora gyvena kartu, bet jie, tarkim, nėra sudarę santuokos. Ir tikrai irgi iš tų atvejų, kuriuos mes esame gavę, tai matome, kad jeigu ir būna iškvietimas į tos pačios lyties asmenų porą, dažnai neįvardyja, ar sako, tai čia draugė, kaimynė, dar kažkas, tai neįvardyja tiksliai, kad tai yra, tarkim, tavo partnerė. Ir šitoje vietoje mes susiduram ne tik su pačių partnerių įvardinimu, kas jos yra, bet taip pat su stereotipizuotų arba homofobiškų, transfobiškų pareigūnų, nebūtinai pareigūnų, bet šitų struktūrų, kurios atvyksta į įvykio vietą, vertinimu. Dėl to, kad mūsų visuomenė šias grupės yra marginalizavusi, tai dar per šitą prizmę. Taip, ir absoliučiai natūralu, kad ta prasme tas nepasisakymas, kokie čia yra santykiai, jis ir atsiremia dažnu atveju į tą baimę, kad tu nežinai, kas bus tas žmogus, kuris pas tave atvažiavo, kokios jo pažiūros. Ir tarkim, mes, kai skambiname teikdami pagalbą, tugi
automatiškai nežinai, kas yra kitas žmogus telefono gale ir kad tu pasakysi, kad na taip, čia buvo mano partnerė ir gal tu patirsi antrinę viktimizaciją dėl to. Ir tau bus blogiau ir tą baimę stabdo, nes na taip mes žinom, kokioje visuomenėje mes gyvename ir kad taip tikrai gali būti ir kad žmonės atvirų tekstų, ta prasme, skleidžia neapykantą, ne tik, kad ta prasme ten gatvėje ar kur nors, bet ta prasme mūsų Seime, tai suprantama, kad yra nedrąsu. Ir netgi esame turėję tokių atvejų, kur, tarkim, na, jau yra užregistruota, kad tai yra smurtas tarp sugyventinių. Bet tada, tarkim, nurodo telefono numerių, kuriuo neatsiliepia, kuriuo iš tiesų yra nepasiekiama moteris. Nes galbūt irgi yra ta baimė ir nenoras kalbėti, nes tu tiesiog nesijauti saugiai. Ir aplamai, jeigu tu eini skaityti pačio įstatymo smurto artimoje aplinkoje, jeigu tu eini skaityti apie pagalbos šaltinius, viskas tai yra per tą heteronormatyvą pateikta ta visa informacija ir tu gali savęs tame net pažinti ir galvoti, kad tu galbūt negali sulaukti pagalbos arba kad tu gali sulaukti pagalbos, bet gal jinai bus tokia su prieskoniu neapykantos. Čia vėlgi reikia paminėti svarbą Stambulo konvencijos nes mūsų įstatymas yra lyčio neutralus ir šitoje vietoje tu irgi gali savęs net pažinti, nes jis būtent neįvardina, kad smurtas gali būti patiriamas dėl lyties, tai tu vyras, ar moteris, esi heteronormatyviniuose santykiuose, ar vienalytėse porose. Tai reikia ratifikuoti Stambulo konvenciją, mums reikia. Jūs jau nekartą užsiminėte apie Stambulo konvenciją. Ir gal galėtumėt pateikti kažkokį pavyzdį, nežinau, iš kitų šalių praktikos, kaip atrodytų tokia situacija, kai moteris smurtauja prieš moterį, ir jeigu valstybėje yra įteisinta Stambulo konvencija, kokia ta pagalba būtų ir kaip jie atrodytų tada? Aš gal nežinau tokio tikslaus pavyzdžio su šalim, kur, tarkim, įteisinta ta Stambulo konvencija, kalbant apie Europos Sąjungą, bet, tarkim, šiek tiek domėjausi apie tai, kokia yra smurto tos pačios lyties porose santykiuose situacija Jungtinėje karalystėje. Ir tam radau tokius duomenis, kad apie 25% žmonių, kurie yra tos pačios lyties santykiuose, kad jie patiria smurtą artimoje aplinkoje. Ir tačiau, Jungtinė karalystė tai vis tiek yra šalis, kur yra įteisinta ir santuoka, ir partnerystė. Ir, taip sakant, žmonės daugiau teisių ir laisvių turi toje šalyje šiuo aspektu negu mes Lietuvoje. Bet Anglijoje vis tiek yra, Jungtinėje karalystėje yra vis tiek kalbama apie tai, kad poros vis tiek bijo pranešti, ne poros ar, tarkim, nukentėję asmenys, kad jie vis tiek bijo pranešti, kad vis tiek, ta prasme, ne iki galo pasitikė šitomis institucijomis pagalbos. Tai aš įsivaizduočiau, kad, ta prasme, vien Stambulo konvencijos ratifikavimas neatneštų labai didelių pokyčių būtent šitoje srityje. Bet atneša tą nuostatų, kokio teisinį pokytį. Pavyzdžiui, tai vienas dalykas, kad jau tu turi savo biudžete numatyti šiam klausimui lėšų. Estijos pavyzdys sako, mes ratifikavom Stambulo konvenciją ir dabar specializuotas pagalbos centrai gauna lėšų iš valstybės. Neturi išgyventi nuo projektų ir galvoti, ar tu tam turi užpildyti kitą projektą, ar gausi lėšų, vykdyti savo paslaugas, ar tu galėsi tęsti tas paslaugas, ar kažkurį laiką stabdyti savo veiklą. Ne. Jau šitai tiek prevencijai, tiek intervencijai, tiek posvencijai yra būtinuoju būdu valstybės biudžete įskiriama lėšų suma. Tai jau yra labai didelis dalykas. Bet šitie SKPC irgi yra finansuojama valstybės ir, ta prasme, kiekvienais metais pas mus, ta prasme, tiem specializuotis kompleksinės pagalbos centram yra skiriamas biudžetas, bet taip iš kitos pusės, ta prasme, Stambulo konvencija siūlo labai didelį šūsnį ir ypatingai tos, aš sakyčiau, prevencijos į tai daugiausiai fokusuotis, kad, ta prasme, mes tada ir mokyklose, ir visur visą sistemą įtrauktume į tą prevenciją ir tuomet, nuo mažens kurtume tą visą visuomenę, kurioje yra labiau priimtina kreiptis pagalbos, kur yra ta mažiau aukų kaltinimo ir nėra ten, tarkim, menkinamas tas, tarkim, moterų smurtas prieš moteris. Ir aplamai, tai tada aš sakyčiau, kad Stambulo konvencijos ratifikavimas netgi siūstų tada tokią žinutę, kad tai yra mums kaip šaliai svarbi tema, tai mums, ta prasme, mums rūpi ir mes esame pasiruošę daryti viską, kad mes apsaugotume visus žmonės, kurie patiria smurtą, nes Stambulo konvencija jinai nėra
tik tai apie moteris, sakykime, ar ne, ar tik tai ten, tarkim, nežinau, tiesiog jinai neišskiria to, kaip ir tu sakei, jinai lyčiai neutrali. Ir... Ne, kaip tik atvirkščiai, mūsų įstatymas yra lyčiai neutralus, o Stambulo konvencija sako, kad smurtas yra dėl lyties. Jis nesako, kad smurtas yra būtinai tik prieš moteris, būtinai tik prieš vyrus, bet jis labai išskiria aiškiai, kad smurtas yra patiriamas dėl to, kokioj tu visuomenėje augi, kokiam kultūriniam kontekste augi ir kaip suvokiamas mūsų visuomenės normos apie lytis. Ir kodėl tu patiri tą smurtą. Tai sako, jo, aš labiau gal turėjau tą omeny, kad tarkim, jeigu tu identifikuojasi kaip moteris, sakykime, ar ne, tai vis tiek Stambulo konvencija, ta prasme, ir tave siekia apsaugoti. Ir čia dėl to ir kyla tasai visas maždaug, kad tipo Stambulo konvencija 72 lytys atneš. Dėl to, kad ta prasme mes pripažįstame, kad lytis yra socialinis konstruktas, tai jau viskas maždaug tipo. Tai iš to labai kyla daug ir šitos to viso demonizavimo ir melagienų, bet tačiau tai yra nuo tai, ko mums reikia. Šiaip apskritai, ta prasme, žmonės nemato, kad mes labai skriaudžiame ir vyrų savo šitoj visuomeniai. Va tokių sisteminių sąstatų. Nes, kai mes diskriminuojam vieną kažkurią, marginalizuojam kažkurią vieną iš grupių, kenčia visos kitos. Kai mes pagerinam sąlygas bent vieną iš grupių, bendra emocinė būklė pagerėja visų. Jeigu mes sutvarkome kelius taip, kad galėtų, čia ne apie smurtą jau, bet tarkim, jeigu mes sutvarkom šaligatvius taip, kad ten galėtų pravažiuoti ir žmonės turintis fizinę negalią, ten pravažiuos geriau ir tėvai su vežimėliais ir apskritai bus lengviau judėti, nes jie bus lygus ir taip toliau. Tai lygiai tas pats, kai mes kalbam apie teisų suteikimą visuomeniai, tas pats dėl pavyzdžiui, partnerystės. Jeigu mes teisiškai pripažįstam, kad tam tikri žmonės gali sudaryti vienalytės poras teisinių pagrindų, mes galim spręsti problemą, kuri egzistuoja. Sakom, kad tai yra problema. Mūsų visuomenės gerbuvas gerėja ir šioje srityje, tai apskritai šitie žmonės, gaudami pagalbą, jie jaučiasi valstybės vertinami ir labiau nori prisidėti prie valstybės gerovės. Tai mes dabar iš savo vienos piliečių dalies atimam teisės ir savo iš principo pjaunam šakam, kurios sėdėm, nes norim, kad jie būtų konsoliduoti ir vertinti valstybę, ką jiems duoda. Bet iš principo tai valstybė nesuteikia pamatinės idėjas, tavęs nepripažįsta kaip asmens su tavo poreikis. Tai aišku, jo, Stambulo konvencija būtų teisingas žingsnis į priekį, labai geras, labai laukiamas, labai reikalingas žingsnis į priekį. Pavyzdžiui, partnerystės įstatymas yra irgi, ta prasme, ypatingai iš toj temai, jeigu mes kalbame apie moterų smurtą prieš moteris, ta prasme, kai tai yra intimų santykiai, tai partnerystės įstatymas įgyja dar didesnę prasme. Ir dar labiau, ta prasme, reiktų į tai akcentuotis, kad turi jisai būti priimtas, dėl to, kad taip, tu supranti, kad tave valstybė pripažįsta kaip ta prasme, kaip asmenį, kuris yra partnerystėje ir tu esi matomas, girdimas ir priimtas ir tada tu ir galvosi apie tai, kad na taip, tada vadinasi ir tie, kas teikia pagalbą, kad jie irgi mane turėtų priimti ir jie irgi yra pristaikę. Nors va, kaip sakau, kiek domėjausi Jungtinėje karalystėje ir tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose, tai ne visada reiškia tai, kad na viskas, jeigu jau pas mus yra įteisinta santuoka, tai kad žmonės turės mažiau tos baimės. Bet mes turim įrankį dirbti su nuostatu. Tada aš vėlgi sakiau, vėl atsiranda biudžeto eilutė, dirbti su prevencija. Prevencija yra ir nuostatų kaita įstaigose, kurios dirba su smurtą patiriančiais asmenimis. Nes antrinė viktimizacija yra, ta prasme, siaubingai didelė problema ir tą antrinę viktimizaciją patiria ir, ta prasme, moteris nukentėjusios nuo vyrų, nes yra užduodami klausimai. Tai arba, pavyzdžiui, net aplamai, jeigu tu pagaliau kreipeisi pagalbos. Kodėl tik dabar? O kodėl tu buvai tose santykiuose? Tai tu anksčiau nepajutai, kad čia yra negerai? Ir tu metus ten ar 40 metų toleravai šitą elgesį, jo. Tu jam vaikus gimdėjai. Ir prasideda tas toksai kaltinimas, prisidengiant to bandymu suprasti, bet iš tiesų tu jautiesi puolama, tu jautiesi kaltinama. Ir taip pat mes turime labai daug atvejų apie tai, kai yra fizinis smurtas porose ir pradėtas ikiteisminis tyrimas, bet tuomet tyrėjai skatina susitaikymą.
Ir kas, na, ta prasme, jo, kur tiesiog, na, tai viskas ten, vat, pasirašykim susitaikymą ir viskas. Ir ta prasme, nu, tai irgi yra, nu, nieks neturi teisės tavęs versti to daryti, o tikrai esam turėję klienčių, kurios sakė, kad ta prasme, nu, jos nesijautė, lyg jos galėtų atsisakyti to susitaikymo, tai kokia aplinka yra sukuriama. Tai žodžiu, ta antrinė viktimizacija yra didžiulė problema. Stambulo konvencija numatyto apie tą darbą su specialistais, kurie teikia pagalbą, dėl to, kad taip, aišku, nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje asmenys, tai yra labai specifinė grupė, su kuria tu dirbi ir reikia turėti specifinių žinių, reikia mokėti, reikia žinoti, ką sakant, prasme, tu gali pakenkti, o ką sakant, tu padedi. Ir Stambulo konvencija tada pasirūpintų, tais, na, aišku, ne pati konvencija, bet priemonių, įgyvendant priemonės, tai būtų pasirūpinama. Nėra sprendimas, tai yra įrankis, kurį mes turėtume. Tai mes, aišku, patys ir turėtume įvykdyti. Su šituo įrankiu ateina ir stebėsime, tada mums sako, kur mes dar galime pasitempti, nes yra ten tas tarptautinės komitetas, kurio aš niekada neprisimenu. Greivio. Kaip jis vadinasi, jis tada mums gali teikti rekomendacijas, ką mes dar galime padaryti. Bet kalbant apie nuostatas, tai vat, mes apie nuostatų kaitą šitoj vietoj, ko mes dažnai nesuprantam, tai išmoktam bejėgiškumo. Tai kodėl anksčiau nesiniai, tai kodėl tu grįžai vėl ir taip toliau. Smurtas, traumuojanti patirtis, mūsų smegenis paveikia labai stipriai. Ta prasme, yra keli poveikiai būdai. Tu gali reaguoti toje vietoje, tu gali visiškai išjungti, bet pakartotinis smurtas, ką jis daro, reiškia, kad tu įpranti nebereaguoti, nes tu nebežinai, kaip reaguoti. Tu atrodo nesvarbu, kas benutiktų, tu vis tiek grįši į tą... Pagalvoju. Yra smurto ratas aplamai, kuris tave labai įsuka. Nes, tarkim, smurto ratas yra tai, kad yra, na, iš pradžių medaus mėnesis, viskas puiku, gražu, dovanos, pyragėliai ir taip toliau. Tada auga įtampa, tada smurto proveržis. Ir ta prasme, bet po to smurto proveržio vėl ateina medaus mėnesis. Aišku, ilgainiui tos medaus mėnesio laikotarpis jisai trumpėja, bet žodžiu, tas ratas įsisuka, bet tu nepamiršti to, kad kažkada buvo gerai. Ir tu tikėsi, kad vėl gali būti gerai. Ir aplamai, nu, ta prasme, o jeigu tu net pažįsti smurtą, arba jeigu tu netiki, kad yra, nesgi mes turim posakį, kad nėra namų be dūmų. Ir tau atrodo tai natūralu, nu taip, visuose namuose bus pykčių ir tų dūmų, bet tiesiog tai, kad ta prasme vienas yra dūmai, kitas yra, kai tavo visas namas dega. Gal aš išmoktą bejėgiškumą paaiškinsiu tokį tyrimą, kuris buvo atliktas su šunimis, kur šunys buvo pastatyti ir jos trankė elektrošoku. Ir šiaip pirminė reakcija yra fight or flight, ne? Tai bėg. Bet tu neturi kur bėgti. Tave krato, tu neturi ką daryti priešinės ir galiausiai tu nustoji priešintis, nes tu neturi išeities. Tada ką jie padarė, kai jie išmokė nebesiginti šitų šunų, jie atidarė vartus ir vis tiek ir kratė toliau su elektrošoku šunį. Jis inkštė, kratėsi, bet jis nebėgo. Ir buvo palyginimui šunys, kurie niekada nepatyrė šito bereikšmio jūsų smurtavimo prieš juos, kai juos nukratė elektra, jie iškart bėgo gelbėtis. Čia va tokių minimalių eksperimentų, gali paaiškinti taip, žiaurus eksperimentas. Aš tikiuosi, jis seniai buvo ir dabar niekas taip nedaro. Jo, bet jis labai aiškiai parodo, kaip mūsų smegenys pradeda adaptuotis prie nuolatinio smurto, jį pateisinti, priimti ir nebesiginti, nes atrodo, kad nebus geriau, nėra įsigelbėjimo ir tu tiesiog panyri va šitą va... Šiaip iš principo tavo yra suardomi tinklai, pas tave labai užsidega viena smegenų sritis, kuri atsakinga už tą baimę didelę ir tu esi nuolat tiesiog tos baimės veikiamas, tu negali matyti ateities. Čia tai va taip trauma veikia. Tu gyveni va toj praeity didelioj ir nuolatinis pasikartojantis tau tik primena, kad yra tik tai šitaip ir kitaip nebus, nes tu negali net apie ateitį galvoti. Tai kodėl, kai sako, klausia, tai kodėl neišėjai, kodėl tu tiek ilgai prabuvai, ar ten ilgiau nepastebėjai, jie tiesiog elementariai nesuvokia, kaip veikia žmogaus smegenis, kad tu traumuotos smegenis, tu tiesiog net negali galvoti jau apie įsigelbėjimą šitoj vietoj arba kažkokį pabėgimą. Tau šitas status quo yra toks priimtas, nes tu tik tai svatoj va baimė ir gali gyventi, bet vatoj tam suvokime, kad yra šitaip ir negali įsivaizduoti, ką gali būti geriau, tai tiesiog jau tai yra priimta.
visas smegenų sritis užvaldo šitas ratas. Jis taip sukasi ir sukasi. Todėl tas klausimas, tarkim, mums kaip organizacijai, kurie teikia pagalbą ar ne, jeigu mus kreipiasi savarankiškai nukentėjęs asmuo, ar tai būtų moteris ar vyras, niekada gyvenime mes neklausim, o kodėl dabar tik tai kreipiatės. Gali tai jau 25 karto, ar tu vis tiek suteikinėjai tą pagalbą? Taip, mes turim tokių atvejų, kur ta prasme tie patys žmonės, tas pats pavojų keliantis asmuo, tas pats pavojų patiriantis asmuo ir jau per metus 15 kartą yra pas mus, bet tu vis tiek kiekvieną kartą iš naujo tu kalbėjai ir bandai padėti. Turi būti ta rimtis, kur žino, kad pas tave gali ateiti ir gal tas vienas kartas, kai ateis, bus lemtingas. Taip, o jeigu tu kelsi antrinę viktimizaciją, atbaidysi žmogų, tai po to iš vis nebeeis ir nebepriims, nekels ragelio ir savaime suprantama, kad taip, tokios vietos kaip specializuoti kompleksinės pagalbos centrai, jie teikia specializuotą pagalbą, yra apmokami ir taip toliau ir mes turime tas žinias, bet tikrai ne kiekvienas policijos pareigūnas ar pareigūnė, ne kiekvienas ten sveikatos sistemos darbuotoja, jie tikrai negali visi turėti tų žinių, kurios yra reikalingos. Ir neturi. Ir mes vėl grįžtam prie to, kad kodėl mums reikia tos konvencijos, nes jinai yra ne tik apie tai, kad maždaug, ta prasme, mes čia kažkokį savo pliusą užsidėtume, nes dabar yra labai tas naratyvas, kad, ta prasme, mes tik tai tarp ten 5 neratifikavusių šalių, kaip mes blogai atrodom. Čia nėra apie tai, kaip, yra šiek tiek ir apie tai, kaip mes atrodom, bet esmė yra neužsidėti pliusiuką, o esmė yra teikti įsiterpti į smurtą, kai jis dar neįvyko, tai prevencija. Prevencija. Mes turėsim pinigų, keisti tą nuostatas. Čia yra labai svarbus dalykas, nes pinigų iš tiesų trūksta. Ar tu iš savo dabartinių lėšų, kurias naudoji labai tikslingai padėti žmonėms patiriančiam smurtą, tu dar turi nukreiptas lėšas, eiti šviesti institucijas apie nuostatas. Ir neužtenka ten vienos paskaitos, nuostatas taip lėtai nesikeičia. Tu turi kartoti, turi perėti per savo patirtis ir suprasti šitą. Tai yra labai ilgas procesas. Taip, ir tu dar turi bandyti skirti lėšų ir laiko ateiti kalbėti su vaikais apie stereotipus, apie smurtinio elgesio atpažinimą. Ir kadangi tai nėra kažkas tai privalomo, tai tau mokykla sakys, o kodėl jūs čia nori tokiam temam kalbėti. Tai, nes nėra to tada teisinio pagrindo, į kurį mes galėtume atsiremti, kad čia yra, tarkim, vykdoma pagal ten Stambulo konvenciją, kuri yra ratifikuota, yra ta prevencija. Nes dabar tai tiesiog, mes visi matėm, kas vyko su gyvenimo įgūdžių programa ir koks ten burbulas buvo išpūstas. Tai su tuo pačiu tada susiduria ir dabar. Žmonių, kurie nori supriešinti visuomenę. Ir va čia irgi dar dalykas, kodėl mums reikia pripažinti vienalytės poras, pripažinti, kad smurtas yra dėl lyties, todėl, kad šiaip iš principo Rusija net naudoja psichologinės atakas, skatinanti lyčių stereotipus, priešinanti vyrus prieš moteris, dirbtinis intelektas naudojamas, priešinti vyrus su moterim, kas skatinti mūsų visuomenę. Ir viešuomenės suskaldinimas reiškia, mes negalime bendrai konsoliduotis dėl bendro savo valstybės gėrio. Tai po to, kai reikės mums gintis nuo užpuolikų jau. Tai yra nacionalinis gynybos, Stambulo konvencija, partnerystė yra nacionalinės gynybos klausimas. Kalbant šiek tiek apie, grįžtant vėl prie smurto artimoje aplinkoje temus, tai kai kalbame apie tos pačios lyties žmonės, tai sakykime 2 moteris, kurios turi romantinius santykius, tai vėl susidurime su tuo stereotipu, kad kaip gali būti smurtas tokioje poroje, kai abu žmonės susiduria su homofobija ir gyvena homofobiškoje aplinkoje, tai kaip nepalaiko vienas kitą. Tuo labiau yra tada klausimas dėl santykių dinamikos, nes paprastai atrodo, kad kai yra poroje vyras ir moteris, tai va čia yra vyras tas kultūriškai, ar ne, stipresnė lytis, yra daug stereotipų apie tai, kad vyras auga tokioje aplinkoje, auklėjimas yra, jis ir fiziškai tada stipresnis ir gali tada ir tuo aspektu remtis. Gal galėtumėt šiek tiek papasakoti, nes tikriausiai suprantu, kad Lietuvoje mažai tų duomenų dėl priežasčių, kurias jūs minėjate, kaip mūsų institucijos fiksuoja šitos atvejus ir kad patys žmonės nesikreipia dėl tų priežasčių, galbūt labiau iš tarptautinės situacijos. Kuo pasižymi iš tikrųjų smurtas artimoje aplinkoje, kai, tarkim, poroje yra 2 moteris? Šiaip iš principo pasižymė tais pačiais aspektais, nes smurtas turi kelias rūšis. Ta prasme, tai fizinis,
emocinis, seksualinis, finansinis, na ir izoliacija, kontrolė, kuri apipina šitos visus. Tai bruožai yra taip patys, skiriasi niuansai. Nebelieka to kultūrinio seksizmo aspekto, hierarchinio modelio, kad vyras yra laikomas, nes jau tai vienalytė pora, tai nebėra to galios santykio iš kultūrinio seksizmo perspektyvos, kad vyras jau yra aukščiau negu moteris bendrai visuomenėje vertinamas. Lieka tik tais individualų santykiai. Bet tie individualų santykiai, jie gali pasireikšti labai įvairiais būdais, ta prasme. Tai kaip mes kalbėjom prieš tai, prieš šitą pokalbį su Ieva, net kalbant apie tėvų vaikų santykius, taip pat apie draugų santykius, to smurto irgi gali būti ir viskas labai atsiremia į asmenybės ir taip pat atpažįstamumą smurto. Ir grįžtant prie to, kad tu užaugi toje aplinkoje, gal vienas momentas, kad tu užaugi aplinkoje, kur nematai galbūt gero pavyzdžio, ar tu esi internalizavusi smurtą, jo ir galbūt įtaikai savo partnerį ar partneriui. Yra tas kitas momentas, kur tu galbūt nematai kito modelio ir esi pripratęs ir patusi patirti smurtą, irgi to neatpažįsti kaip smurto, nes nežinai, kaip atrodo sveikų santykių modelis. Tai, gerai, tai čia pati pradžia. Tada yra antras momentas, kur labai, kadangi tai yra marginalizuota grupė, va čia atsiranda niuansai. Kadangi tai yra marginalizuota, diskriminuojama dar vis grupė žmonių, tai atsiranda tas coming out arba atsiskleidimo momentas. Ir porose, pavyzdžiui, kur vienas arba abudu asmenys, gerai, kalbėkime apie vienalyčių moterų porą, mums lengviau naudoti giminės. Tarkim, viena iš jų yra atsiskleidusi, arba jos abi yra neatsiskleidusios. Tai šitas irgi gali būti naudojamas kaip smurtas. Viena iš partnerių, kur galbūt neatsiskleidusiai, gali būti grasinama, kad tave aš papasakosiu tavo darbe, arba tavo artimiesiems, ir jie su tavimi nebebendraus. Tai čia yra naudojamas tas izoliacijos momentas, kur tu nebe kontrolės ir izoliacijos, nebepalieki žmogui net su šitos paramos sistemos, aš tik noriu anglicizmais kalbėti, paramos sistemos per šitą aspektą. Bet yra tas kitas niuansas, kur tu, nes žmogus neatsiskleidęs. Bet jeigu tu esi neatsiskleidęs, tu gali smurtą naudoti kitą prasme. Tu nedrįsk niekam pasakot, kad esi santykiuose su manimi. Ir šitoj, nes aš nesu atvira, nesu atsiskleidusi. Ir šitoj vietoj tu esi apribota ir negali pasakoti ne tik apie blogus dalykus, bet ir kažkam pasipasakoti apie gerus dalykus, kad tu turi, ir čia irgi yra tam tikras smurto elementas, nes tu negali niekuo dalintis. Tu esi izoliuojama, bet šituo ir emociniu lygmeniu, kad aš negaliu papasakoti, aš galbūt ir turiu net ir santykius, kur mes turiu partnerę, su kuria turime šunį, fainai ten leidžiam laiką, nuolat šnekamės, viskas bet vis tiek tas lieka momentas, kuris kartėlio tokio suteikia, kad tu negali papasakoti ir apie gerus dalykus. Nes ir tas, ta prasme, greitai starts, tas paslapties aspektas, jis irgi labai didelę naštą sukuria. Ir galbūt tai netgi gadina santykius tavo su artimaisiais, su draugais ir taip toliau, nes tu negali jam pasakyti, kodėl tu, pavyzdžiui, negali šiandien ateiti. Ir tave pradeda kaltinti, tarkim, kad tu niekada nebegali. Bet tu negali, tau neleidžia pasakyti, kad tu esi santykiuose. Tai irgi, ta prasme, keliais aspektais tada tave žaloja. Jo, čia dėl gerų dalykų, bet tada tas kitas dalykas, jeigu jau prieš tave smurtauja ir tu supranti, kad prieš tave smurtauja, tu irgi negali pasakyti. Ir kaip tu pasakysi, net jeigu ir tu pasakysi, tai vis tiek pirma reakcija bus, o tai tu santykiuose? Jo, ir šitoje dar vietoje yra momentas, kodėl žmonės nesako, net jeigu yra atviri, jeigu yra atsiskleidę. Nes vėlgi, grįžtant prie diskriminacijos ir marginalizavimo šitos ir stereotipizavimo tam tikro, tai grįžtant, sakys, o tai pati žinojai, kad prasidėjai su moterimi. Tai reikėjo būti su vyru, tai tave saugotų, žinai, būtų užuodė ir taip toliau, pati kalta, žinai, kad tu čia su moterim, nereikėjo, žinai, eiti. Tai tu, aš šaržuoju šitą vietą, bet irgi yra šitą momentą, kur tada prikaišėja, kad tu ir galbūt neprikaišė, bet tu bijai prikaišėjimą, tu turi, kadangi ir taip jau netitinki
visuomenės normų, tu bijai netitikti, bijai pasirodyti praščiau. Dėl ko mes vis dar neturim šitų queer poros, bet čia yra labai svarbi tema, bet kodėl queer poros nenori šnekėti apie smurtą jų santykiuose, nes tada jie ir taip yra marginalizuojami, jos laikys dar prastesniais. Ir tas sakys, tai va, jūs patirė smurtą, jūs negalim būti kartu, mes čia iš viso, to partnerystės įstatymo nebus, nes čia pas jūs tarpsta smurtas ir tiesiog išryškins tą vieną problemą, kur smurtas yra gajus visose porose, ypač heteroseksualiuose porose, ne vienalytėse. Tai va šitas gali būti panaudojamas kaip argumentas nesuteikti daugiau teisių. O aplamai, aš dabar galvoju, dar gali ir tokių aspektų būti, kai tu, tarkim, nes tu netitinki visuomenės standartų, ar ne, bet tada tu galbūt netitiksi savo šitos bendruomenės standartų, žinai, tarkim, patiri smurtą ir nori išsiskirti, išeiti iš santykio, tai tau sakys, tai gal tau nepatinka moteris. Tai gal tu, ta prasme, gal čia tu esi problema maždaug. Ir dar kitas aspektas, kad kaip su tuo atsiskleidimu, kad gali būti kontroliuojama iš tos pusės, kad, ta prasme, verčiama laikyti paslaptį ir grasinama atsiskleidimu, bet taip pat ir gali būti daromas spaudimas atsiskleisti, nes galbūt, ta prasme, tau dar nelaikas, arba tu pažįsti savo šeimą ir žinai, kad, tu nenori ir jiems sakyti, o tau darys spaudimą, kad taigi reikia, tau bus geriau ir taip toliau. Atsiranda tiesiog tas visas atsiskleidimas atsiranda kaip dar vienas labai didelis aspektas, kurį išnaudoja psichologiniam smurtui ir, žinoma, izoliacijai, ką tu ir minėjai. Ir čia irgi dar kelias izoliacija, jeigu tave verčia atsiskleisti, tu žinai, kad tu turi dabar kažkokią paramą iš tėvų, vienokią ir kitokią emocinę, psichologinę, kad ir materialinę paramą ir tu gali jos visos netekti. Tai yra labai, labai baisu. Kitas aspektas, tada, prie kurio galėtume prieiti, tai internalizuota homofobija, transfobija arba queerfobija, jeigu angliškais terminais, nes lietuviško to nėra. Žmogus, kuris internalizavęs savo homofobiją, gali leistis labiau tam smurto reakcijos prieš jį ar ją, todėl kad jis nesijaučia vertas geresnių santykių, nes aš esu nuokrypis, čia aš esu nevertas gerų santykių vien dėl to, kad aš esu lesbietė ar gėjus. Bet yra ir kitas aspektas, kur gali pradėti smurtauti internalizuotas homofobijos, jau nesvarbu atskleidęs ar ne, bet tu vis tiek jauti, kad visuomenė galbūt nepriima jūsų ar tavęs, kad ir turi kažkokią paramą draugų keletą. Internalizuotas ir yra tas dalykas, kad tu jo sąmoningai nesuvoki. Jis tave veikia pasąmoningai per tavo veiksmus ir elgesį. Tai gali pradėti smurtauti dėl to, kad tu savęs nepriimi kaip lesbietės ir šitą perkeli savo partneriui. Čia aš dėl tavęs tokia, arba tau sunkus pripažinti, kad tu blogai jautiesi dėl to, kad galbūt nenorėtum būti lesbietė, bet esi jau ką padarysi tam santykiai. Ir perkeli tą vidinę įtampą į išorę, nes jos lengva. Yra labai sunku prisipažinti, kad man sunku dėl to, kad aš esu tokia, sakyti, kad man kažką reikia su savim daryti, kad galvoti, kad viskas su manim yra tvarkoj, bet kadangi to nesuvoki, aš turiu vidinę įtampą, ką neturiu su ką ją daryti, perkeliu į partnerį, perkeliu į partnerės į kontroliavimo partnerį, kad negali savęs kontroliuoti, negali nuspręsti nebūti lesbietė, bet tu pradedi kontroliuoti partnerį, kaip jinai turi elgtis, su kuo jinai turi susitikti, kam jinai gali ką pasakyti arba negali pasakyti. Tai čia toks labai nesąmoningas procesas, kuris gali sukelti smurtinę aktą. Ir ką mes dar irgi esam savo praktikoje pastebėję, kad yra labai sunku gilintis į smurto problemą tos pačios lyties asmenų santykiuose dėl to, kad dėl tų visų priežasčių, kurias mes jau minėjom ir nesikartosiu, nesinori moterims mažiau, jeigu mes kalbam apie moteris mažiau norisi pasakoti apie tai, kas vyksta. Ir jos tada kalba užuolankom, tiesiai nepasako, kažką gal pakeičia. Ir tada labai sunku yra dirbti. Ir kaip tu priimsi, sakykime, psichologinę pagalbą, jeigu tu neatskleisi visos situacijos. Ir tada tiek mums yra labai sunku
daryti tai, ką mes galėtume padaryti. Ir žmogui yra labai sunku pačiam nepasimesti, ką jis pasakė ir tada priimti tą visą pagalbą, nes yra tas sukuriamas barjeras. Ir ta prasme, čia yra iš visų pusių tas barjeras yra kuriamas. Bet jeigu mes galime sakyti, kad per visą savo darbo patirtį geriau žinome, kaip atrodo, tarkim, smurtas heteroseksualiuose santykiuose, kokių ten situacijų būna. Ypatingai šiaip esame pastebėję, čia toks lyrinis šiek tiek smagus nukreipimas, esame pastebėję, kad jeigu gauname pranešimą apie fizinį smurtą, kur moteris smurtavo prieš vyrą, tai tas pranešimas bus žiauriai detaliai aprašytas. Ta prasme, ten, kad ten pusiau nugertas, ten tokios firmos degtinės butelis, paimtas ten kairė ranka, žodžiu, bus visos smulkmenos paprašytos. Arba kad ten metė lempą tokios ir tokios spalvos, kuris stovėjo kambario kampe. Žodžiu, labai, labai detaliai viskas būna aprašyta. Kai vyrų fizinis smurtas, tai kažkaip mažiau tų detalių mes nesuprantam, dar neatradom linijos, kodėl, bet tiesiog tokią tendenciją pamatėm. Ir kai dirbam su tais nukentėjusiais žmonėmis, tos daugiau, jie atviriau dalinasi dažnu atveju. Ir sakau, mes galime šiek tiek detaliau įsivaizduoti ir labiau analizuoti, kaip kuo pasireiškia tas smurtas. O su tos pačios lyties asmenų poromis, dėl visos tos stigmos, dėl tos baimės, kad patirs centrinę viktimizaciją, dėl to nesaugumo jausmo, tų detalių atsiskleidžia mažiau. Ir ką mes dabar, ir ką Greta daug kalbėjo, aš su tuo susipažinau skaitydama informaciją iš kitų šalių ir tiesiog aplamai turinį, o ne, pavyzdžiui, per darbo patirtį. Aš tai esu asmeniniam, kadangi vis dėlto esu queer bendruomenės narė. Sunku tai vadinti bendruomenę dėl to, kad ten grupė labai neheterogeniška, nehomogeniška, ta prasme labai skirtingos grupės, bet kadangi kaip marginalizuojame, vadinama grupė. Tai turiu ir vėliau yra tų pavyzdžių. Pavyzdžiui, šiaip empirinis mano matymas rodo, kad dažniau, pavyzdžiui, pagalbos ne į specialistus dėl smurto, o į psichikos sveikatos, pavyzdžiui, psichoterapeutus dažniau kreipiasi pusė, kuri patiria smurtą. Su tokiu aspektu, ne kad padėkite man išeiti smurtinio santykio, bet ką man daryti, kad aš jo išvengčiau, arba kaip man su to susitaikyti, arba kaip man galbūt gražiai ten tą žmogų pakeisti. Ir čia ir tai atsiskleidžia individualūs tarp asmeniniai santykiai, kur dažniau kreipiasi pagalbos žmonės, kurie yra linkę prisitaikyti, kurie linkę išmokti, pavyzdžiui, kad ir iš tėvų modelio, kad tu turėjai įtikti savo tėvams, turėjai labai viską metiklius daryti, neturėjai savo identiteto nuomonės, negalėjai reikšti. Bet toks išmoktas modelis, dažniau tokie asmenys kreipiasi, nes savo nuomonę jam labai sunku reikšti. Ir tada kaip man prisitaikyti šitoje situacijoje, kurioje aš dabar esu, nes nėra mačiusios sveiko santykiai. Bet čia mano empiriniai pastebėjimai, dar ten negaliu paremti. Ir dar kitas momentas, kur smurtaujantis žmonės dažniau yra tie, kurie negali pripažinti silpnumo. Tarkim, jeigu aš kreipsiu į psichikos sveikatos specialistus, terapeutus, tada aš pasirodysiu silpna, aš pripažinsiu savo silpnybės, kai taip nėra, aš čia per pasaulį einu ir visą savo vietas susikovoju. Ir smurtaujantis asmenys tą savo kažkokias įtampas, nerimastingumus būtent perkelia per smurtą į partnerį, bet dėl to nesikreipia. Tai šitoje dalyje atsiranda disbalansas. Grįžtant prie specifiškumų, galbūt seksualinis smurtas ne vienalytėse ar heteroseksualiuose porose yra kaip gan aiškus. Išskyrus, kai smurtavimo prieš vyrus. Bet ir netgi kai yra smurtavimo prieš moteris, yra vėlgi su to atpažįstamumu labai didelės problemos, nes tarkim, ką mes savo praktikoje esame pastebėję, kad tu kalbi su žmogum, kuris patiria smurtą, sakykim, su moterim, kuri patiria smurtą, ir tu paklausi, ar esi patyrusi seksualinį smurtą, atsakymas yra ne. Tu po kiek laiko, po kiek laiko paklausi, ar esi turėjusi lytinius santykius to nenorėdama ar prieš savo valią, atsakymas yra taip. Ir tiesiog to atpažįstamumo ir yra. Bet, ta prasme,
daugiau apie tai žymiai informacijos yra ir tai yra žymiai labiau suprantamas tas dalykas, kaip tai gali įvykti, kaip tu jau ir užsiminiai, kad jeigu tai yra, tarkim, moterų seksualinis smurtas prieš vyrus, kad nu čia iš viso yra dar žmonių, su kuriais reikia kalbėti ir sakyti, kad tai įmanoma, turi dar tą pabrėžti, tai su tuo jo yra irgi iššūkiai. Aš turiu galvoje, kad mes lengviau vizualizuojam seksualinį smurtą vyrų prieš moteris. Ir čia vėlgi pabrėžiu, jau kad tie tos, kurie klausote podcast'o, jeigu jūs negalite bet kuriam etape pasakyti ne, prieš jūs yra taikomas seksualinis smurtas. Su queer poromis, va čia yra niuansai. Pavyzdžiui, ne, mes suprantam, tu negali nepasakyti kažkuriam etape, tave verčia turėti seksualinį santykį yra vienas momentas, bet yra taikomi labai specifiniai būdai. Pavyzdžiui, jeigu yra translytis asmuo, gali prieš jį taikyti seksualinį smurtą, kuris pažeidžia jo lytinę tapatybę, pavyzdžiui, su to nesitapatina ir su juo santykiavimo tais būdais pažeidžiantis jo lytinę savivoką. Tai čia yra tas niuansas, kuris gali atsidurti papildomai, arba psichologinis smurtas specialiai maišant įvardžius. Tai va čia dar tokių niuansų dasideda, kurie šalia jau to mūsų bendro suvokimo, kai gali būti vykdomas smurtas dasideda. Dėl finansinio smurto, tai viskas labai vėlgi atsiremia į mūsų coming outinimą ir izoliaciją. Tarkim, jeigu tu tave išvarė iš namų, tu neturi paramos arba tu negali coming outint, tai tave lengviau ir finansiškai išnaudoti, todėl kad tu neturi kur kreiptis. Tave, gali sakyti, su nuolat perki maisto produktus, kur kitas asmuo per nieko mokymų už mokesčius, kitas asmuo nieko prie to neprisideda. Bet tu ir nieko negali pasakyti, nes jeigu tu kažką pasakysi, turėsi išeiti ir mokėti ne tik už komunalinius, bet galbūt dar ir plius nuomos susimokėti, dar ir susirasti ir kurį laiką galbūt neturėtų kur gyventi. Bet čia, nes tu net neturi paramos, net galvoji, kad neturi jokio kito pasirinkimo, tik tai susitaikyti su savo esama situacija. Ir tada, ta prasme, jeigu ta finansinė situacija, tu tampi ir žymiai labiau pažeidžiamas. Jeigu tu, kad ir, tarkim, pačioj pradžioj, jeigu dar prieš santykius, tave išvaro iš namų tėvai, ar tiesiog, ta prasme, tu esi atstumtas ar atstumta, tai tu esi kaip ir lengvas grobis smurtaujančiam asmenį dėl to, kad tu lengvai gali tapti priklausomas finansiškai, tarkim, nes tu taip neturėsi pajamų, pilną nuomą mokėti, ar, tarkim, žmogus galbūt iš pradžių jisai labai mielai prisidės prie visko ir tave priims, mokės, leis tau gyventi pas jį ir visa kita, ir tada viskas pasisuks jo per smurtą, bet tu esi priklausomas. Ir na taip, ta prasme, queer žmonės dažnu atveju tampa labiau pažeidžiami, nes neturi to palaikymo, kurį, tarkim, ten tu turi, jeigu tavo šeima tave priima. Yra labai pas mus yra kriminalizuojamas persekiojimas žmonių, bet jį yra labai labai sunku įrodyti. Tai dabar, kaip tad jį įrodyti, kad tave persekioja kažkoks asmuo, tavo draugė, nedraugė, žinai, tavo partnerė, nepartnerė, kurie teisiškai nepripažįstami, tiesiog žino, kada tu baigi darbą. Žino, kada grįžti namo, būna prie namų, trankosi į langus, arba dar neduodė, netiduoda tavo raktų, pasidarius kopiją. Ir nuolat šitą kiekvieną, su kuo tu ten buvai, dar prie šito gali pasidaryti ir fizinis smurtas. Tai labai sunku. Ir tai nuolat kelia įtampą, tu bijai išeiti iš namų. Tu bijai kažkur pasirodyti, kažkur nueiti, nes tau skambins, rašys, sakys, tai kur tu čia esi, kodėl tu čia neišeini. Nesvarbu, kad tu nebeturi santykio su to žmogum. Tiesiog tai veikia, tai kelia įtampą, jis gali tiesiog, arba ji gali tiesiog stovėti. Bet tiesiog tu žinai, kad ji ten ir tau jau kelia įtampą, nes jauti didelį bejėgiškumą, tu nieko negali padaryti, tu esi, atrodo, savo namų erdvėj, saugioje erdvėj, jautiesi nesaugiai. Ir čia šitoj vietoj mes vėl apsukam tą ratą ir grįžtam į menkinimą, nes tarkim, jeigu persekioja vyras, tai aplamai, ta prasme, bet kokiais atvejais labai yra sunku įrodyti persekiojimą ir esam turėję konferencijų ten su prokuratūra, kur kalbėjom, kad yra ir netgi tokie nelogiški atvejai, nes kai sakoma, kad tarkim, jeigu yra tas visas bombardavimas žinutėm, pavyzdžiui, ir tada kreipiamasi pagalbos, tai yra užduodamas klausimas, o kodėl tu nepasakei, kad nerašyk man.
O kitu atveju, jeigu žmogus sureaguoja, parašo, kad ta prasme, prašau ten, tarkim, palikti mane ramybėje, nekontaktuoti su manim ir taip toliau, tada ta žinutė yra naudojama pasakymui, kad bet va, tai jūs nebijote kontakto su tuo žmogum, jūs jo nebijot, jūs jam rašot. Tai visais atvejais, ta prasme, persekiojimas ir tarkim, kibernetinis smurtas yra absoliučiai sunkiai įrodomas ir dar kol kas, ta prasme, labai sunkiai veikia teisinė sistema. Bet šituo atveju, ta prasme, taip, jeigu tave persekioja vyras, tai bus tuo lengviau patikima ir galbūt lengviau ta grėsmė įvardyjama. O jeigu tu pasakysi, kad tave persekioja moteris, tai tau gali ir išjuokti tave. Ypač gal čia dar dasideda niuansų, žinai, yra intersekcionalumai, tai yra pažeidžiamos sankirtos, pavyzdžiui, asmuo, pavyzdžiui, moteris, kuri patiria smurtą, gal nerimtai turi psichologinę distreso momentą, pavyzdžiui, depresiją. Ir šitą depresiją gali labai prieš tai panaudoti. Jeigu tu sakai, kad tave persekioja, galbūt netgi kokiam dienos stacionare lankeisi, kad tau padėtų įveikti ir tu galėtum grįžti į gyvenimą ir toliau dirbti ir gyventi, sakys persekiojimas, tave bombarduoja žinutėm, tave prie tavo namų stovi ir taip toliau, ir jeigu tu net neįkritis nesakys, va, čia jinai psichinė, aš labai atsiprašau, man terminologija, bet sakys, čia žiūrėkit, jei čia su galva negerai, nieko aš nedarau, niekur aš nestovi, jinai čia įsivaizduoja ir jai reikia stacionaraus gydymo, aš ne, bet kažkas tokio, aš turiu moje aplinkoje įvairių situacijų. Buvo momentas, turėjau partnerį, kad tu nusipirko šunį, bet kadangi Lietuvos įstatymus su šuo gali turėti vieną šeimininką. Jeigu to šunų šeimininkas yra asmuo, kuris, čia su vaikais galima kažką sumažu, bet pavyzdžiui, šunį gali būti vienas šeimininkas, tu negali dalintis savininkiškumą. Ir jeigu tas asmuo, kuris turi šunį, yra smurtautojas, arba ta moteris, tada yra partnerė, kuri rūpinasi tų šunių, myli, moka už jo vaistus, veda pas veterinarą, taip toliau. Jos kartu nebegyvena, išsiskiria, ten turi savo erdvės ir taip toliau, bet tas šuo yra nuolat panaudojamas, kaip išlaikyti kontrolę, kaip išlaikyti santykį su tuo asmeniu, blogai elgiasi su tuo šunimi, jį žaloja, jį erzina, grasina, kad kažką jam padarys. Tada, kai kad nors nori išvažiuoti, net neklausia numeta, tai tu rūpinkis, arba reikia kažkokių vaistų, vėlgi tu rūpinkis, o tau rūpi, tu myli, tu šunį ir atrodo, tie žmonės, kurie augina šunis, tai žino, kaip yra, koks prieraišumas atsiranda, ir tu negali tiesiog to, čia galiu paimti kitą paralelę, jeigu yra vaikų, kurie yra nepripažįstami, nes tada dvi mamos, bet viena yra tik oficiali mama, kita yra kaip ir niekas teisinė bazė. Jo, teisinė bazė kažkokia kaimynė. Ir irgi šitas momentas gali būti panaudojamas daugiau, niekada nepamatysi savo vaiko, aš čia kažką padarysiu, kenksiu, čia paralelės tokios gali būti nubrėžiamas. Ir va šitas momentas yra naudojamas kaip kontrolė žmogaus, jį laikyti toliau tame smurtinėme santykyje ir darosi vis sunkiau iš jo išeiti. Nes moteris ir vyro poroje abudu yra tėvai. Abudu yra tėvai, abudu turi teisę į tą vaiką. Ir esant smurtiniam santykiui žiūri, kuris smurtauja, su kuo yra saugiau palikti vaiką. Vaiko interesai yra iškeliami į priekį, bet kai yra viena mama tiktais, kuri yra oficiali mama ir kita ne. Bet čia jau mes turime didelę problematiką, kai tie vaikai yra neapsaugoti, taip pat ir su šunim. Man čia labai svarbus klausimas, nes aš vaikų neplanuoju turėti, bet šunį turiu. Bet šuo. Bet yra šuo. Ir tikrai artimoje aplinkoje buvo situacija, kad iš pažįstamų, kur naudoja šunį, vis dar naudoja šunį kaip kontrolės elementą. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie vaikus, tai gali būti ir tas kitas tada aspektas, ne tai, kad ta prasme, kad netgi kai tu ir esi santykiuose, sakykime, bet smurtas pasireikšti tuo, kad aš kaip ta oficiali mama, sakykime, tavęs neįtraukiu visiškai, nes tu pagal idėją neturi teisės ten žinoti vaiko ligos istorijos, ten pasirūpinti, nežinau, ten ta prasme kažkokių tai duomenų mokyklai sužinot, aišku, čia jau priklausytų šiek tiek nuo mokyklos, bet ta prasme tu realiai, tu esi žmogus be teisių ir aš galiu tave labai lengvai
išstumti iš vaiko gyvenimo, net jeigu mes ir esam santykiuose, bet aš galiu sakyti, kad tai visą laiką aš nuvažiuosiu, aš padarysiu, aš pasirūpinsiu ir maždaug ta prasme ir priversti tave jaustis tą netikrą mamą. Ir tada vėlgi tu, ta prasme, tau valstybė nepripažins, tau valstybė neduos teisės, ta prasme, sužinoti, kas ten yra su tavo vaiku, nes tiesiog gali slėpti jo, tarkim, ten sveikatos situaciją. Tai va, labai daug niuansų atsiranda, kai mes neturim jokio teisinio statuso, vėlgi, kad norim, reikia partnerystės. Tai norėtųsi man šiek tiek grįžti prie šitos temos ir paklausti, bet kaip jūs minėjot irgi, kad kalbant apie mamos ir dukters santykius, tai dažnai ir tą smurtą, kurį mama naudoja prieš dukterį, dažnai yra tas momentas dėl auklėjimo. Nes mama sako, aš noriu savo vaikui geriausio, tai dėl to aš tą dariau. Bet tos istorijos, pavyzdžiui, būna tokias, kad mama, tarkim, turėjo labai griežtą mitybos planą, ar ne, ir aš augau ten nuolat laikydamasi dietos, arba negalėjau valgyti kažkokių produktų, arba buvau baudžiama galbūt, jeigu kažką valgiau, ar ne, ir dabar turiu tą problemą, ar ne, kažkokią su mityba pati. Arba, pavyzdžiui, irgi tokios istorijos dėl šeimos, kai skiriasi tėvai, ar ne, ir tada tėtis išeina ir tada mama patiria daug tokio irgi emocinė krizė būna ir jinai žvelgia į dukrą kaip tokį nemokamą psichologą praktiškai. Ne? Ir tiesiog tada dukrai reikia padėti mamai, bet jinai pati neturi galimybės gėdėti to momento, kada jos tėvai išsiskiria, jinai to pagalbos negauna. Arba tokios istorijos, kad tarkime, dukros susiduria su kažkokia irgi problema, pavyzdžiui, patyčios ar kažkas panašus, bet nei namie jos gauna pagalbos ir jeigu joms reikalinga psichologo pagalba, tai, pavyzdžiui, mama draudžia arba bara tada, jeigu eina pas psichologą, nes bijo, kad papasakos kažką ten apie šeimą ar dar kažką. Tai su šituo aspektu dažnai yra ta problema, kad jis yra nematomas ir labai sunku įvertinti jį, kaip irgi sakoma, vėliau užauga žmogus ir mama sako, aš nieko blogo tau nepadariau, ne, aš nemušiau tavęs, tu buvai aprūpinta, maistas pagamintas, tai kas blogai, bet tas emocinis toks arba, sakykime, aš nežinau, ar galima pavadinti tiksliai smurtu, ar toks apleistumas, ar ne, kad žmogus negavo tos paramos, negavo apskritai dėmesio, jis labai paveikus yra ir mums kažkaip sunku jį atliepti yra. Ar yra kažkokių, nežinau, ieškoma būdų atpažinti tą smurtą, tarkim, kalbant apie specialistus, kurie dirba, ar ne su paaugliais, vaikais, tarkim, psichologai, mokytojai, nežinau. Kaip ten dabar yra stengiamasi, tarkime, tai gilintis, tai taip tiksliai kažkokių tai priemonių negaliu įvardyti, bet vėlgi tiesiog apie tai, kad yra reikalingas darbas su vaikais nuo pat mažumės, apie tai, kas yra ne tik tie stereotipai, bet kas yra, kaip atpažinti smurtinį elgesį. Ir aišku, kai mes kalbame, kad turime dirbti su vaikais, tai nesakome to, kad mes ateinam pas, nežinau, pirmokus ir pirmokam pasakojam taip pat, kaip pasakotume, nežinau, specialistams. Tu vis tiek viską pritaikai į jų kalbą, į jų raidos etapą, bet kad jie žinotų, kaip pasakyti ne, žinotų, kad jų pasirinkimas turi būti gerbiamas, žinotų, ta prasme, tiesiog, kad jie žinotų, koks elgesys yra neigiamas ir kaip su jais negalima elgtis, ne tik tam, kad juos apsaugotume nuo, nežinau, nusikaltelių ten, sakykime, kokioj viešojoj erdvėje ar ten pas mažiau artimus žmonės, bet kad mes ir suteiktume jiems įrankius pasisakyti apie tai, kad ir namie aš kažką tokio patiriu. Jo, čia gal reiktų dar atkreipti dėmesį, kad smurtas prieš vaikus dažniausiai vyksta artimoje aplinkoje. Taip. Net kalbant apie seksualinį smurtą, čia ne tik tai dėdės, tai pamatę gatvėje kažką padarys ir rašyto, bet daugiausiai smurto įvyksta iš artimų asmenų, tėvų, dėdžių, senelių seksualinio, o psichologinio ir fizinio, tai irgi taip pat iš mamų, tėvų, brolių. Iš žmonių, kurie vis tiek dažniausiai būna su tavimi. Bet tas jo, kad, ta prasme, ne tik ten bendra klasiai gali iš tavęs tyčiotis, bet šiaip ir tėvai gali iš tavęs tyčiotis ir tu turėtum tą atpažinti ir žinoti, kam tu gali pasipasakoti. Tai tiesiog to nereikia bijoti su vaikais kalbėtis tomis temomis ir ką mes mūsų visuomeniai matom, tai kad yra ta prasme iš karto, kad čia yra smurtas prieš vaikus, su jais kalbėti ten, sakykime, apie smurtą.
Kaip yra sakoma, kodėl yra labai svarbu vaikus sumokyti tikrųjų lytinių organų pavadinimų, dėl to, kad ta prasme, jeigu jis ateis kažkam pasakos apie ten pelytę, sausainėlius ir taip toliau, tai visai kitas efektas yra, negu kai vaikas galės tikrais žodžiais įvardinti, kas kaip atsitiko. Ir yra netgi tyrimai, aš dabar tikslios statistikos nepacituosiu, bet yra atlikti tyrimai, kad vaikai, kurie žino pavadinimus, jie mažiau patiria, mažesnė tikimybė patirti seksualinį smurtą, dėl to, kad tarkim, jeigu, sakykime, aš esu tavo dėdė ir aš noriu tave išnaudoti, bet aš žinau, kad tu žinai visus pavadinimus ir aš tavęs neapgausiu, aš tau nepapasakosiu, kad tai yra žaidimas, nes tu žinai, kad ne žaidimas, tai tu jau supranti, kad... Duoda tau pavadžiai saldainį, taip, nes... ar sausainį, ar taip, tu pasakysi, ką aš padariau, todėl tai veikia prevenciškai, prieš vaikų išnaudojimą. Tai viskas, sakau, tikrai atsiremia į tai, kad reikia su vaikais kalbėtis ir suteikti jiems tą informaciją, nes kaip Lieka gražiai ir pasakei, kad informacija yra galia. Ir dar vienas dalykas, ta prasme, anksčiau ir dabar, aišku, to yra, bet anksčiau šeimosgi būdavo labai stipriai su tokios, ta prasme, jos dievinamos ir padaromos tokiamis dieviškomis sakraliomis, į kurias tu negali lysti, negali aiškintis, kas ten vyksta, nes, pavyzdžiui, ir kodėl su smurto artimoje aplinkoje įstatymu buvo užtrukta, dėl to, kad yra kalbama apie tai, kad viskas yra šeimos reikalas ir šeima viduje turi išsispręsti. Ir jeigu mes į šeimą po truputį pripažįstame kaip netobulą ir kaip ne kažkokią tai dievišką ir mes pripažįstame, kad joje gali būti smurtas ir kad gali vaikam būti nesaugu, mes dar nelabai priėjome to etapo, kada mes labai atvirai pripažįstame, kad mamos gali kenkti savo vaikams. Ir nebūtinai kartais... Mamos tėvai gali kenkti taip, savo vaikams. Kartais tai yra nesąmoningai, ar ne, ir tarkim iš nežinojimo. Bet kaip man labai būnant mažai tėtis yra pasakęs, kad nežinojimas nuo pareigos neatleidžia, tai ta prasme tu gali nežinoti, kad tu naudoji tą smurtą, tu gali nežinoti, ta prasme nesuvokti, kokią žalą tu, tarkim, darai savo vaikui, kai tu pastoviai kritikuoji savo kūną ir pati pastoviai sėdi ant dietos, tu gali vaiko net neversti, sakykime, laikytis. Tu gali, ką nori, taip toliau, bet vaikas, matyti, nes vaikai, jie kaip kempinės, jie sugeria viską, ką mato aplinkoje. Ta prasme, jie šitaip mokosi, tokiais matau, žinau, išmokau. O ne tai, kad tu pasakai, jeigu jiems tavo žodžiai su veiksmais prieštarauja, jie matys, kad jie vadovausis tavo veiksmais. Taip, tai tu gali vaikui sakyti, kad tu tai valgy, ką nori, bet mamytei tai reikia prisižiūrėti, mamytei reikia būti gražiai, čia arba suvalgysi saldainį ir sakysi, kokia aš šiandien bloga, reikia eiti atidirbti, tai vaikas viską mato, jis viską girdi ir jisai priima tą ir tu va taip netiesiogiai gali tikrai pakenkti vaikui. Bet mes tikrai dar turime daug to, kad dėl tos pusės, kad mamoms žiauriai trūksta pagalbos, ta prasme, reikia pagalbos išteklių, kodėl mes, ta prasme, turime tokias situacijos, kai mamos eina skandinti su vaikais, nes tiesiog mes nedirbam pakankamai su pogimdyvinė depresija, mes nesuteikiam pakankamai paslaugų vietomis ir mamos pasijaučia vienišos, tai yra problema, bet mes tuo pačiu negalim pereiti į kitą ekstremumą ir sakyti, kad mamos nieko niekada blogo nepadaro. Ir mes turime išgirsti tuos vaikus, kurie kreipiasi tokiais klausimais, kurie, tarkim, pasisako, nes tikrai yra atveju, kad ir mokykloje vaikas gali pasakyti, kad, tarkim, iš mamos kažkokį tai spaudimą patiria ir reakcijas tiek bus, taigi mama nori, kad tau geriau būtų. Ir yra sumenkinamas. Ką mes visada ignoruojame, tai yra tikėti vaikais. Vaikas pasakė, tai nėra jau tie gyvenimiškos patirties ir manipulacijų visokių išgyvenę žmonės, kurie gali informaciją disponuoti. Dažniausiai vaikai, jie pamato, jie žino, jie jaučia, jie sako. Taip vyksta jų bendravimas. Tai tikėti vaikais yra esminis aspektas, nesvarbu, ką jie sako, tai yra raudona vėliava, reikia tikrinti. Ir antras aspektas dėl mamų pagalbos mamoms. Mes kol kas mama žiūrim kaip inkubatorių vaikam. Galima sakyti žmonės, ką nori, bet visa mūsų sveikatos apsaugos sistema pasakyta ant to, kad motina pažiūrima iki to momento, kol jinai pagimdo vaiką. Vis tiek viskas yra apie vaisių. Tau negalima to, nes šitavo vaisiui tas, ten turi prisižiūrėti, nes tavo vaisiui tas. Ir niekas net nėštumo momentu moters neklauso, tai kaip jūsų savijauta, netlieka testų, galbūt jai nebuvo truputį kažkokios nuotaikų kaitos priimama kaip bendros hormonų kažkoks disbalanso dalykas ir visa kita, niekas nežiūri iš principo, kad galbūt tos motinos sveikata iki pat nėštumo labai prastėja.
Tai moteris yra tiesiog inkubatorius vaikui ir po to, kai vaikas gimė, vėl yra visas dėmesys į kūdikį, į naujagimį ir motina irgi paliekama likimo valiai, niekas nežino, galbūt jie prasideda pagrindinė depresija, gal jai sunku dar pasižiūrėti su vaiku, reikia paslaugų, reikia pagalbos psichologinės ir kitų niuansų, viskas yra. Arba tiesiog daug spaudimo iš to, kad, pavyzdžiui, tu galbūt neturi pieno, tai kaip čia tu, žinai, nėra. Arba netgi tiesiog, jeigu tu padarai pasirinkimą nežindyti vaiko. Taip. Tu kaip žmogus, tu turi teisę pasirinkti, kas vyksta su tavo kūnu. Ir va čia jau tada yra bele koks smerkimas, nesgi vaikui būtų sveikiau. Ir kitas dar dalykas, ką greit irgi prieš to mamų dukrų aspekto paminėti, kad mes irgi kaip visuomenė dar linkę manyti tai, kad jeigu prieš tave nebuvo naudojamas fizinis smurtas, tu turėjai stogą virš galvos, tu valgiai ir tarkim turėjot pinigų su šeima ar ne, tai jau yra nelabai svarbu, kas ten toliau vyko, tu turėjai gerą vaikystę. Ir aišku, čia turbūt galima kalbėti apie tai, kad kai yra pasirūpinama tavo tais baziniais poreikiais, kad tada visas kitas elgesys tampa svarbesnis, ar ne, ir ten sakyti visokius, kad čia irgi taip šaržuojančiai, kad vaikai Afrikoje tai neturi tokių problemų, bet tiesiog dėl to, kad tarkim mūsų gyvenimo ten kokybė galbūt geresnė ir tu turi tą stogą virš galvos, tai nesumenkina to, kad tu, tarkim, tavo mama neatliepia tavo poreikių, kad tu buvai ten, tarkim, ar neprižiūrimas, neprižiūrima, ar tiesiog tu negavai meilės šilumos ir kad tave kažkaip kitaip sutraumavo. Ir mes šitą jau pražiūrim ir kalbam apie tai, kokie šiais laikais yra išlepę vaikai ir maždaug ko jie čia tikisi. Šiaip čia yra labai svarbi tema, kad kažko nebuvimas yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir kažko padarimas, nes sako, manęs nemušė, taip toliau, kad tave ignoravo 3 dienas ir tu nežinojai, pasakyk kažką tėčiui, jam netiko, jis 3 dienas tavim nesišneka, arba mamai, savo naudojam, jis tavim 3 dienas nesišneka ir tu tada bijai. O tai ką man sakyti, kaip man kalbėti, kad vėl manęs nepradėtų ignoruoti, nes tai vaikui yra labai svarbu, tai nesijauti saugiai savo šeimoje. Tai aš gal tokią medicinę paralelę nubrėžčiau, kad negatyvus ir pozityvus simptomai. Pozityvus simptomai tai, kas yra, negatyvus simptomai tai, kas buvo, bet nebėra. Pavyzdžiui, aš labiau bijau negatyvų simptomų. Pavyzdžiui, aš turiu temperatūros, tai viskas aš žinau, mano organizmas kovoja su virusiuku, jeigu peršalo ir viskas bus tvarkoja, tai ten temperatūra užkilo, sutvarkys. Bet pavyzdžiui, jeigu žmogui yra diabetas, ir dėl diabeto pradeda po to nervai šiek tiek atmedinėti. Ir vadinasi net sindromas diabetinė pėda, nejauti, prisitrina, žodžiu. Negatyvus simptomas tai, kad žmogus turėtų jausti kažką, kad jam leti pėdas nieko nejaučia. Ir va čia yra didžioji baimė, kur tai yra, bet iš principo tu nieko nejauti. Ir va čia man kelia didžiausia baimė, nes mes ignoruojame tos negatyvius simptomus arba negatyvias patirtis. To, ko nebuvo, bet kas tau padarė labai didelį įtaką. Pavyzdžiui, tėvų nebendravimas arba saugumo nesuteikimas. Čia yra labai svarbus vaikų raidai dalykai. Ir gali sakys, tai čia vaikai išaugs, čia, žinai, viskas šiaip labai didelį įtaką visam gyvenimui padaro. Kaip vaikystė, tu augai, nėra begalybės, tai nėra galutinis aspektas, kad jeigu jau tėvai sužalojo vaikystėje, kad tu negalėsi turėti gerą gyvenimą ateityje, bet aš sakau, kad tai yra labai svarbu, kaip tavo santykius, tau kuriant santykius vėliau, savo suvokime ir bendroji psichologinį savijautį, kaip tu eini per gyvenimą, ar kaip tu iššūkis su tavo, vadinasi, emotional resilience. Jeigu gyvenai saugioj, mylinčioj, palaikančioj aplinkoj, tau lengviau priimti gyvenimo iššūkius, nes jie neatrodo tokie baisus. Taip, aš turėjau iššūkių, čia yra viskas tvarkoj, man lengviau juos priimti ir nenueiti į visišką beviltiškumą ir sakyti, kad aš jau čia nieko nepadarysiu, nes vis tiek viskas yra blogai. Tiesiog noriu pabrėžti, kad tai, ko nėra, yra labai labai svarbu. Tas pats ir smurtiniuose santykiuose, kalbant apie, vėl grįžtant prie vienalyčių ar nevienalyčių porų, tie nekalbadieniai irgi yra psichologinis smurtas.
Taip, nes ne veltui, pavyzdžiui, įstatymai, kai yra, pavyzdžiui, numatoma nusikalstama veika ir kodėl yra žodis naudojamas veika, o ne veikla, nes veika apima ir tai, ko tu nepadarai. Tai, sakykime, ten koks nors alimentų nemokėjimas, ar ne, tai kai tu savo pareigos ten netlieki, ar tiesiog nepadarai kažkokios tai svarbios funkcijos. Tai jeigu nusikaltimuose mes galime tą numatyti, mes turėtume tą numatyti, kalbant ir apie smurtą, kad ta veika svarbi. Čia tikriausiai labai geras aspektas dėl to požiūrį į moterį ir motinystę, nes kažkaip mes tikimės, kad moteris turi tą motinystės instinktą ir tada natūraliai išmoks būti mama. Ir tada, jeigu mergina pasako, aš nenoriu turėti vaikų, nes jaučiuosi nepasiruošusi, tai kažkaip nuvertina ir juokisi, kad maždaug, tai žiūrėk, čia visi užauginom, karas buvo, okupacija buvo ir nieko nenutiko, ir kaip mes čia visi gerai užaugom, turiuomenį normaliai žmonėmis, ir kai žmogus iš tikrųjų turi tų patirčių ir jis pradeda, taip sakykime, sąžiningai vertinti, ar aš pasiruošusi, ar aš noriu tų vaikų, tai atrodo, kad turėtų būti suvokiama kaip toks brandus požiūris į save ir šeimą, ar ne, kad iš tikrųjų žmogus rimtai svarsto apie savo galimybės, bet iš tikrųjų tai sulaukia to pašiepimo dažnai, kad va čia išlepia jaunoji karta, nesusidūrusi su tais sunkumais ir tada nemoka juos atliepti. Tai va toks irgi gėdinimas dėl to, kas turėtų būti suprantama kaip sąžiningas pasirinkimas iš tikrųjų. Čia tiesiog vėlgi mes grįžtam prie to stereotipo ir prie to įkalto, kad tu turi instinktą. Jo, kažkokį dieviškumą, kad tiesiog, žinai, ir tas, kad ta prasme tu gal dabar jo nejauti, ar ne, bet gims vaikas, tai tikrai pajaus. Ir tada, va, jeigu nepajauti, tai vėl visos motinystės problemos prasideda, nes tu galvoji, kad su tavim kažkas negerai tikriausiai yra. Tai va čia va yra kultūrinių, va yra lyčių stereotipų norma. Mes mergaitės nuo mažens auginam būti mamom. Tu turi žaisti su lėlėm, tu turi rūpintis, čia turi jau mokytis, kaip skalbti, kaip valgyti, daryti ir taip toliau, kaip čia turėti. Mes to nemokom berniukų, mes nemokom berniukų, sakom, berniukai, emocijos ne vyrams. Ir aplamai, su lėlėm žaisti. Su lėlėm žaisti, jo, čia ne berniukai, berniukai žaidžia policininkais, su mašinom ir taip toliau. Tai va čia ne instinktas, o mes natūraliai, nes mūsų kultūrinės taip normas sakom, mes mergaitės auginam būti mamom, berniukus mokinam būti individais, kurie uždirbs pinigus. Tiesiog. Ir tai labai gaju, šiaip iš principo vaikai patys savęs nelabai suvokia savo lytiškumo ankstyvoje vaikystėje, jiems įdomu, jie tyrinėja savo lytinius organus ne iš seksualinės perspektyvos, galbūt su draugais tam pasižiūrėti ir taip toliau. Ir maždaug apie 6 metus prasideda, kad jie pradeda jausti tas socialinės normas ir įvardinti, kas yra mergaitiška, kas yra berniukiška. Pavyzdžiui, jie anksčiau puikiai jie jo žaidė su mašinom, kartu ten mokytojais, policininkais, sakom, dar kažko. Bet tada ateina tas stereotipų banga iš tėvų, iš viso, kartu matai per animaciniuose filmukuose, su tėvais, filmuose ir taip toliau. Ir tada išgirsti iš tų pačių vaikų, kad aš noriu žaisti, būti policininkė. Tau atsako tavo grupiokas, ten ne, policininkai yra čia vyrų darbas, ne. Arba labai pasimato nuo 6 metų, kad sumažėja žaidimo aikštelėse mergaičių, berniukai tąsus toliau, nes tai yra jiems skatinama, tai yra berniukiška veikla ir mergaitės tiesiog net neinstinktyviai, tiesiog jos po truputį matydamos pavyzdžius, jos nustoja ten eiti, nes tos net kai kurios nori eiti, jos būna atskirtos nuo jų, nepriimtos į tą bendrą grupę. Tai čia yra labai reikia suprasti, kad tas atseit motinystės instinktas yra visiškai kultūrinio stereotipo suformuotas įvaizdis. Čia aišku, niekas nekalba apie instinktą būti tėčiais. Jo. Ir ta prasme, nieks neneigia tada sakydami tai, kad tas motinystės instinktas, kad tai yra konstruktas, nieks nesako, kad motinos, tarkim, neturi ryšio su vaiku. Nes čia yra ne apie tai, nes ta prasme, ir kartais irgi vis tiek yra tuo atveju, kai tas ryšys jis yra ne iš karto užmesgamas ir kai yra jį sunku pajausti. Bet taip gali absoliučiai atsitikti tas, kad tu pagimdai vaiką, ar tu dar esi tik tai nėščia ir tu pajauti tą didžiulį ryšį su savo vaisium, su vaiku, bet tai nėra motinystės instinktas, nes motinystės instinktas jis yra tau išugdomas nuo pat vaikystės. Ir ta prasme, ir vat, kaip tu minėjai apie tai, kad tas
kai tu pradedi svarstyti, ar aš noriu turėti vaikų, ar aš esu tam pasirengus ir taip toliau, tai turėtų būti matoma kaip branda, bet tai kaip tik yra matoma kaip kažkoks nesubrendimas, vaikiškumas tavo, vėjo vaikiškumas, kad tu maždaug ta prasme, tu dar suprasi, dar suprasi. Ir šiaip čia ta prasme, ir tas nuolatinis gėdinimas, aš iš asmeninės pusės galiu pasidalinti, kad aš buvau pas ginekologę, kai man ir dabar 26 ir buvau pas ginekologę, ir jinai man pasakė, tai, nu taip, po 40 ne už kalnų, tai kada tu čia vaikus planuoji? Ir aš net pasimečiau. Ir ta prasme, kur tiesiog yra priimtas faktas, kad tu vaikų turėsi ir nesvarbu, ar aš noriu ar nenoriu vaikų. Ir tarkim, taip, aš noriu vaikų, bet man nereikia, kad mano ginekologija sakytų, kad žiūrėk, tau beveik 40, nesvarbu, kad čia 14 metų dar liko. Ir kad 40 būtų ta riba, kur viskas, tikrai viskas. Bet tiesiog tas jo spaudimas yra... Ir moteris šiaip susiduria su dideliu spaudimu iš aplinkos. Mano kolegė susituokusi su vyru padarė, sako, būtų socialinį eksperimentą. Dabar pavestuvo, kiek čia mums kas pasiūlys vaikų turėti. Tai jiems kartu 2 kartus paklausė, tai kada vaikai. To vyro paklausė irgi 2 kartus atskirai, o jos paklausė 18 kartų. Tai kada vaikai? Kalbant apie visuomenės santykį ir moteris, yra tas dalykas, kad kažkaip mes turėtume tikėtis, kad moteris viena kitai yra seseris ir palaiko viena kitą. Kaip panašiai, kai kalbame apie vyrus, yra tas braus aspektas, vyras įsivelia į kažkokią problemą ir jo draugai palaiko jį, gina. Moteris, nežinau, ar tą patiria, nes pavyzdžiui, tai, kas prasidėjo iš tikrųjų po MeToo viso, kai prasidėjo ta banga, tai paaiškėjo, kad iš tikrųjų moteriai atsiverti atvirai, bent išdrįsti kalbėti apie tai gali būti sunku vien dėl to, kad kitos moteris ją užpuls. Ne tai, kad netikės galbūt, bet sakys, vėl minės tą dalyką, kad tai čia pati lipai, sijonas trumpas ir panašiai. Ir tas klausimas, nes mes su šituo stereotipu susidurime, visos moteris auga su šito stereotipu, kad tu turi pati žiūrėti, kaip tu elgysi, nes ten kitaip liksi kalta. Bet dabar mes susidurime su tuo dalyku, kad moteris naudoja šitą stereotipą prieš kitas moteris. Jūs visada naudojate, tai čia yra paties kultūrinio seksizmo išdava. Ir šiaip netgi žiūrint dar labiau į senovę yra tas, nes anksčiau tai taip suprantama, kadangi ta santuoka buvo vienintelis būdas tau kažkokį tai gyvenimą turėti ir užsitikrinti geras statusą, geras gyvenimo sąlygas ir geresnės galbūt. Tai buvo tas, kad ta prasme, jeigu tu neištekėsi už ten garbingo vyro, tai kažkas kitas ištekės ir labai natūraliai, kaip ir visos moteris visuomeniai, buvo tavo konkurentės. Nes tavo vienintelis, tavo gyvenimo kokybė priklauso nuo to, kokią tu sąjungą sudarys. Bet ta prasme ir čia, kad mes galėtume sakyti, kad vis dar esame tai vis dar mums daro įtaką ir taip toliau, tai čia man tai niekada nesinori brėžti tos linijos, nes tada tas pats sakyti, kad ta prasme, mus dar aplamai valdo tie primityvūs visokie instinktai. Bet tas buvo didelė dalis. Ir dabar irgi yra tikrai labai daug tos iš niekur kuriamos konkurencijos, nes ta prasme visų pirma, mes augam girdėdami tos stereotipus, kad jeigu moterų kolektyvas, tai kas yra? Gyvatynas ir kad ten jau bus tik tai dramos ir visa kita. Ir pavyzdžiui, dėl tos moterų reakcijos apie tai, kad tarkim tu pasipasakoji, tave gali užpulti su klausimais, ta prasme, tai kaip tu atrodėjo, tai kodėl tu ten neėjai, aš tai pavyzdžiui žinau, kad nereikia vaikščioti tą naktį parke. Tai yra dalis ir to, kad kaip ir moteris žino, ko iš jų tikimasi. Ir kad jeigu jos, ta prasme, jeigu aš kažką būčiau blogo padarius ir, ne aš blogo padarius, man kažkas blogo būtų atsitikę ir aš nueičiau kreiptis pagalbos, aš žinau, kad aš šitų klausimų sulaukčiau ir man atrodo, kad jie yra natūralūs ir tada aš irgi juos užduodu. Ir yra patogiau kaltinti aplamai auką, negu pripažinti, kad, nes čia dar vienas aspektas yra, kurį irgi trumpai paliesiu apie tai, kaip pavyzdžiui. Sisteminio neteisingumo sąlygomis.
Ir aš apie tai, kad yra labai tas skūrimas, kad smurtauja monstrai ir ten, tarkim, prievartauti yra monstrai, kad jie nėra žmonės, jie yra nužmoginami. Dėl to, kad kaip tu pripažinsi, kad kitas žmogus elgiasi taip blogai, tai tu nužmogini kitą žmogų, o jeigu tau, tarkim, tu nenori jo nužmoginti, to kito žmogaus, nes galbūt tai yra, sakykime, pavyzdžiui, ir tavo mokytojas, ne, ir su tavim tas mokytojas gerai elgiasi ir tu nesi patyrus jokių problemų, bet tau klasiokė pasiskūs, kad jis ten maždaug tipo liečia ir taip toliau. Tai tu nenorės tikėti, kad tas mokytojas yra kaltas ir tau bus lengviau sakyti, tai kodėl tu pati ant jo lipi, arba pasižiūrėk, kaip tu apsirengi. Ir kaip mano viena kolegė sako, mes gyvename vyrų pasaulyje ir mes vis tiek po savo elgesiu bandome tam įtikti. Tai aš dar norėjau sakyti, kad mes negalim paneigti, kad tai yra patriarchalizmo ir kultūrinio seksizmo išdava. Taip, vėlgi, kaip paminėjau, vyrai ir tai, kas vertinama su vyrais, yra mūsų visuomenėje labiau, tai, kas siejama su vyras, yra vertinama mūsų visuomenė labiau negu moteris ir tai, kas siejama su moterimis. Tai reiškia, tu būdama moterimis, jeigu tu augi šitoje sistemoje, šitoje visuomenėje ir nori prie jos pritarti, susitapatinti su ją. Ir pradedi vykti tą pačią kontrolę. Tai, kad kas vertinama su vyrais, tai, kas siejama su vyrais, yra vertinama labiau. Todėl moters patirtis yra labiau nuvertinamos arba tiesiog moters patirtis yra labiau nuvertinamos ir dėl to tu esi labiau linkusi kaltinti ją. Bet yra kitas aspektas. Tu bandydama pritapti prie šitos sistemos arba kažko pasiekti, labai daug kliūčių turėjai įveikti. Bet sąmoningai labai sunku pripažinti, kad tau sunku tai buvo. Dėl to, kad yra išorinės kliūtis ir tu sakai, bet aš padariau, o tu čia nepadarai, nes čia tavo problema. O ne dėl to, kad dažniau vis tiek interviu pasirinks kandidatą vyrą, nesvarbu, kad jis galbūt mažiau kvalifikuotas negu moteris. Ir tai yra įrodymais pagrįsta, kad vis tiek dažniau renkasi vyrą negu moterį, nesvarbu, kad jų rezume ten beveik identiški arba ta moteris netgi turi daugiau kvalifikacijų. Tiesiog vyras atrodo kaip didesnį statusą turintis. Ir dar nepamirškim to, kad moteris tai vis tiek išeis gimdyti, nesvarbu, kad sako, kad vaikų neturės, vis tiek išeis gimdyti, nes dar subręs. Tai subręs. Ir tada moteris užaugus šitoje visuomenėje. Įveikus dar bent tiek kliūčių ir sakydama, tai čia aš vis tiek viską padariau, jos perima tą pačią kontrolę ir sako kitom moterim, jūs pačios kaltas, čia jums reikia labiau stengtis. Čia yra jūsų problema, kad jūs kažko nepadarėte, kad jums kažkas nepasisekė ir nepripažįsta tos sisteminės nelygybės, kurie egzistuoja. Ir aplamai, ta prasme, kai mes augame, vis tiek tos visus, vėlgi, tos pačius stereotipus mes juos visur girdim, visur matom, dar netiek daug laiko praėjo, kol nebėra televizijoje viešai tyčiojamas iš moterų, aišku, šiek tiek yra, bet netiek daug, bet tarp prasme visi ten 90-ųjų, 2000-ųjų filmai, kur ta prasme, moteris yra tiesiog objektas, visos tos reklamos, kur moteris yra tiesiog objektas. Iki šiol yra ir tai yra šiek tiek mažiau, ta prasme, tai tas mūsų visuomenės pokytis dar žiauriai lėtai vyksta, tai ir moteris dėl to labai lėtai galbūt keičiasi, šitas naratyvas, kad mes viena kitą kaltinam ir to solidarumo trūksta, nes sakau, tu augi tokioj visuomenė, kuri tau sako, kad jo moteris yra mažiau vertinga ir manau, kad labai daug, ta prasme, yra tų atvejų kaip paauglystėje, tu tada kaip mergina yra labai kieta sakyti, kad tarkim mano visi draugai yra tik tai vaikinai, aš su merginam nedraugauju, nes man nepatinka dramos maždaug tipo, tai aš draugauju tik tai su vaikinais ir tada labai... Taip, tu labai kieta esi. Ir tada, jeigu, vėlgi, kadangi nuvertinami vyriški dalykai, įvertinami vyriški dalykai, o moteriški yra nuvertinami, tai tampa labai kieta sakyti, kad aš nesidomiu makiažu, aš nesidomiu ten mada ir aš nesidomiu ten ir aš domiuosi mašinomis. Ir šitie dalykai šiaip neturi nieko bendro su lytim, bet tu sakysi, žinai, tipo... Kadangi tai yra siejama su lytim, su kultūriniam kontekste. Taip. Tai ir tu jausis irgi kietesnė, kuo tu labiau tam būsi...
Jo, ir kuo tu turėsi tokius pačius ten, to pat domėsies, tokius pomėgius turėsi kaip ir vyrai. Ir tada tu prisijungi prie tų vyrų ir ta irgi nuvertini ir išjuoki ten, tarkim, sakykime, bendraklasės ar ten kursiokios, kurioms, tarkim, rūpi ten mada, žinai, tipo, bet tai staiga yra su kažkaip tai maždaug, ta prasme, iškreipiama kaip nevertinga visiškai. Ir tai tas visiškai jo, mokyklai netgi prasideda ir po to tu augi ir dabar, pavyzdžiui, jeigu po Facebooko įrašais pasiskaitytumėt komentarus, nors aišku, niekam nerekomenduoju ir nereikia to daryti gyvenime, jeigu tai bus kokia nors istorija apie moterį ten nukentėjusią, patyrusią smurtą ir taip toliau, tai daugiausiai srutų pils kitos moterys ir tai jau yra norma. Ir kitas dar dalykas, kurį greit noriu paminėti apie tai, kad vyrai, kurie yra apkaltinti ar netgi smurtu, ar yra įrodyta, kad jie yra patyrę smurtą, bet kad jie vykdė smurtą, nepatyrė ir yra žinomi visuomenėje, tiems viskas yra atleidžiama labai greitai. Pasižiūrėkime į Gintarą Einikį, pavyzdžiui, kuris, tiesiog jis pastoviai smurtavo. Neseniai irgi išėjo straipsnius ir skaičiau komentarus, kad vėlgi tai bobai reikia ten. Tai gerai, vieną davė, tai vėl dabar ramiai sėdės kurį laiką. Arba, kad kažkas susisuko, tai čia vėl nesąmonė. Taip. Ir tu maždaug, ta prasme, tu matai, kad vyrams, kur net yra žinoma, kad jie yra smurtautojai, jiems visuomenėje yra atleidžiama. Tai jeigu tu turi tokį pavyzdį, tai akivaizdu, kad vadinasi, su ta moterim turi būti kažkas blogai ir irgi tai dar labiau skatina tą, kad... Nes kažkas turi būti kaltas, pas mus kažkas turi būti kaltas. Jeigu tu negali kaltinti vyro, tu automatiškai kaltini žmogų, kuris patyrė smurtą. Dar prisimenu tik tai vieną dalyką, nes kalbant apie tą prasme... Mes kaip visuomenė labai irgi dar skirstom į gerus žmonės ir negerus žmonės ir yra labai lengva patikėti moteriam, kai yra negeras žmogus tave nuskriaudė ir ką reiškia negeras žmogus. Pavyzdžiui, Ukrainoje ir ne, kai rusų okupantai vykdo seksualinį smurtą, prievartauja ir taip toliau, tai tomis moterimis, kurios patyrė prievartą nuo rusų kareivių, jomis yra tikima, kas aišku yra, ta prasme, nuostabu, taip ir turi būti, jomis yra tikima, suteikiama visokia Europą pagalba ir tos visos situacijos yra priimamos rimtai. Dėl to, kad, ta prasme, mes žinom, kad taip, čia yra agresorius, jie yra blogi ir jie gali daryti blogus dalykus. Bet čia tyrėjos iš Ukrainos, jos taip pat gilinosi į seksualinę prievartą, kurią naudoja Ukrainos kariai. Ir sakė, kad netgi šiek tiek nustojo į tą temą gilintis dėl to, kad ten buvo toks tamsus miškas, dėl to, kad taip, tų atvejų yra ir tu negali to paneigti, tačiau tos moteris, kurios pasisako, kad jos patyrė smurtą nuo Ukrainos kareivio ar, tarkim, iš savo vyro, kuris grįžo namo po karo, jų situacija yra sumenkinama. Pačiom moterim yra sakoma būti mažiau susireikšminusiom, mažiau svarbiom, nesgi šitas žmogus jis yra herojus, jis yra didvyris, jis kovoja už savo šalį, jis kovoja už tave ir tu negali tiesiog atsiduoti, negali tiesiog biškai pakentėti. Jeigu tai vyksta ten karo lauke, kur eina frontas, taigi įsivaizduoji, kokią įtampą patiria šitas karys, kaip jam yra sunku, ar tu negali padėti jam atsipalaiduoti. Ir va tuo atveju, kai tas kenkėjas yra visuomenėje matomas iš geros sluoksnio geras žmogus, tai irgi tada eina viskas tik per aukų kaltinimą ir prašymą moterų susimenkinti ir būti paprastesnėm. Ir čia yra nesvarbu, ar mes kalbam apie Rusijos-Ukrainos karą, ar mes kalbėtume apie tai, kad smurtauja žinomas žmogus, ar tarkim žmogus iš, sakykime, ten išsilavinęs, turintis darbą ir taip toliau. Ir jeigu smurtauja alkoholikas ar alkoholikė, tai šituo atveju, jeigu smurtauja alkoholikas ar alkoholikė, tai mes priimsim šitą istoriją, bet jeigu smurtauja žinoma žmogus, jeigu smurtauja tiesiog tavo draugė pasipasakoja, kad smurtauja jos vyras, o jos vyras yra ten, nežinau, mokslo daktaras ir dirba ten kokiam nors, nežinau, vienaragyje, tai tu mažiau patikėsi tuo ir irgi tada moteriai ieškosi problemų. Labai ryškus atvejis Amber Heard ir Johnny Deppo, kaip iš to buvo, kokie klausimai buvo užduodami ir kokie vertinimai buvo, kai vyko teismo procesas. Kur nesvarbu, kad darė Johnny Deppas, jo visi mėgėjai dėl to, kad jisai toks geras aktorius ir toliau viskas buvo pateisinama. Ir kiekvienas dalykas, kurį nesvarbu kaip darė, ką sakė Amber Heard, buvo kritikuojamas. Ir kiekvienas dalykas, kurį nei pasakė, ar nei verkė, ar neverkė, buvo įrodoma kaip jos kaltė.
Taip. Tai čia mes susidurėm į tą dvigubos standartus įvertinimą, kas yra geras žmogus ar ne, kad moteris šiaip iš principo pati kalta arba smurtavo, dėl to gavo atgal. Bet aš pasakyčiau, kad man rodos, kad Johnny Deppo ir Amber Heard istorija yra ta, kad tiesiog, kad tai buvo vienas iš tų kartų, kada tikrai buvo lyg ir suabejota, tas klausimas buvo iškilęs iš tikrųjų daugeliui, kad aš esu Johnny gerbėjas ir aš jį matau vienaip, bet dabar aš lyg ir privalau tikėti Amber, nes aš suprantu, kad aš esu labai šališka, ar ne, nes aš nieko apie ją praktiškai nežinau. Mačiau gal vieną filmą su Johnny, aš užaugau. Ne? Ir tas yra klausimas iš tikrųjų, kad atrodo, kad bent jau pradžioje Amber susilaukė to palaikymo iš tikrųjų, nes gal tikrai mes turėtume tikėti jie, nes mūsų šališkumas dėl to, koks mums svarbus Johnny's, mums neleidžia pamatyti situacijos. Čia yra kritinės esminis aspektas pradžioje, taip, mes visi tiki moteriam, bet tik buvo padarytas visas teismo procesas, koks iš jo buvo padarytas spektaklis, dabar, ta prasme, ir jis dar buvo išteisintas, o dabar jau eina visi kiti atgarsiai, kad Ne, tai ten aplamai, ta prasme, niekas nenuginčijo to fakto, kad Johnny Deppas smurtavo, bet tasai kitas teismas, kur po to Johnny kaip ir išteisino, tai buvo apie tai, kad maždaug tipo Amber Heard apšmeižė jį. Bet to nuosprendžio, kad Johnny Deppas smurtavo, jo niekas nepanaikino, ta prasme. Tai jo, o buvo vis tiek, ta prasme, kad kalbama apie tai, kad tai va jis nesmurtavo ir taip, ne apie tai. Ir bet taip, tasai, kad ta prasme, tau yra nepatogu patikėti, kad tavo ten mylimas aktorius žmogus ar taip toliau, kad jis smurtavo ir tiesiog žmogus, su kuriuo tu turi kitą ryšį. Dėl to, kad su smurtaujančiais asmenim dažnai labai būna tai, ypač tais, ta prasme, ten manipuliuojančiais siaubūnais ir vėlgi sakau siaubūnais, o tiesiog žmogumo, ne kažkokiu tai monstru. Tai, kad jisai draugams yra žiauriai malonus, jisai darbe yra labai mėgiamas ir labai populiarus, ta prasme, žmogus, bet jis prieš tave naudoja tą galią. Ir tada dar sunkiau tada jo aplinkinius įtikinti dėl to, kad jis kitiems tai fainas. Šiaip, bet ir yra pavyzdžių, grįžtant prie to paties Johnny Deppo ir Amber Heard atveju, taip, jis ten dėl to šmeižto bylos jisai laimėjo. Ir kai kurie žmonės, kurie nebuvo patikėję Amber Heard, nes jis pralaimėjo tą bylą dėl smurto, kad įrodėta, kad jis tikrai smurtavo, ar ten jau jį visi cancelino, kai tada dėl šito šmeižto jis bylą laimėjo, vėlgi, kaip ir tu paminėjai, žinai, ten šmeižto byla, ten jis pripažintas smurtavęs, bet sako, tai aš esu klydau taip galvojęs arba taip galvojęs ir tikrai buvo daug komentarų, kurie kardinaliai pakeitė nuomonę, dabar savo, kad ten pasigalvoja apie Amber Heard, nes iš principo vėlgi teismo sprendimas buvo net ne apie tai. Tai mums tiesiog labai lengva patikėti, nes aktorius mylimas, mes jo tapatinamės, mes ten mėgstam jo darbą, jis ten labai gerai žinomas dar iš filantropos, nes daro ten kokių nors gerų dalykų, jo, ir tada ne, jis negali tokių galbūt dalykų daryti ir išėjo vienas dalykas, kur galbūt jis buvo, negalbūt, o teismas pasakė, kad taip, čia buvo šmeižto, bet mes nepaneigėm, kad buvo smurto ir mes tada tiesiog paneigė vieną dalyką, bet nepaneigė kitą ir tada mūsų smegenys paneigė viską, jis nesmurtavo, viskas tvarkoja, su juo viskas yra gerai ir čia neteisinga praktika. Nes tai yra tiesiog patogu ir mes kaip, nežinau, kaip žmonės, kaip visuomenė, mums patogumas patinka. Mūsų, ne tik žmonės kaip visuomenė, mūsų smegenys veikia taip, kad sunaudotume kuo mažiau energijos ir veiktume stereotipais ir galvot apie stereotipus, kuriuos tu naudoji, nes daugelis yra žalingi. Ne visi stereotipai yra žalingi, bet lyčių stereotipai yra labai žalingi. Tai reikia daug energijos įdėti, kad tu matytum. Kad tu jos pastebėtum, kad taisytum, koreguotum savo elgesį, kad koreguotum kitų elgesį ir kad patikėtum tom nepatogiam tiesom. Jo, čia yra tas dalykas, kai mes norime, kad tas žmogus, kurį mes giname, būtų tobulas. Tobulauka. Jo. Ir jeigu pasirodo, kad ne, kad kažkas yra, tai jau viskas nevertas mūsų dėmesio. Gerai, tai ačiū labai už jūsų laiką. Tikiuosi, jums buvo įdomu ir tikiuosi dar bus proga susitikti. Man tai visada malonus, jau šnekėti. Jo, mes šnekėti galim. Tai ačiū už kvietimą, ačiū už pokalbį. Dėkojame, kad likote kartu. Tikimės, jog ši skaudi, bet svarbi tema ne tik neišgąsdino, bet ir padėjo geriau suprasti save bei aplinkinius. Norime priminti, jūs nesate vieni ir pagalbos kryptis niekada nėra per anksti
ir per vėlu. Tai pirmas, bet labai svarbus žingsnis. Taip pat tarėme nuoširdų ačiū Vilniaus miesto savivaldybei už paramą mūsų projektui. Iki kitų susiklausimų ir nepamirškite, dialogas gali būti pirmasis žingsnis pokyčių link.